nuostatas. Ir aš esu Aurima Lasickienė, Centrinės projektų valdymo agentūros sveikatos skyriaus vadovė, o pagrindinį pranešimą šiandien darys sveikatos projektų skyrius vyresnioji projektų vadovė Neringa Žemaitienė. Tikimės, kad klausimų bus daug, nes iš tiesų sulaukėme jų ir elektroniniu paštu, ir skambučiais, tai dėl to pasikvietėme ir pastiprinimą. Šiandien su mumis Alytėje mūsų, matote, turbūt dalyvauja ir Sveikatos apsaugos ministerijos atstovės, tai investicijų departamento direktorė Edita Laurinavičienė ir vyresnioji patarėja Asta Suveizgienė. Tai norėčiau paskatinti ruošti klausimus, tikrai galėsite juos užduoti, mes labai pasistengsime juos atsakyti ir tikiuosi, kad šis susitikimas bus produktyvus ir naudingas tiek jums, tiek mums. Na ir atiduodu žodį Neringai, bet prieš tai dar kartą perspėju. Mūsų susitikimas įrašomas, įrašas bus patalpintas viešai, kartu su skaidrėmis, kurias pristatys Neringa. Gero darbo. Sveiki visi, ačiū Aurimui už pristatymą. Trumpai turbūt, kaip man čia, turbūt nepasislenka skaidrės, ar ne? Prašau, techniniai nesklandumai. Bet trumpai tada turbūt plačiau truputėlį papasakosiu, apie ką mes šiandien kalbėsim. Tai pirmiausia, nuo pačios pradžios, tai apie tai, ką kalbam, yra pagrindiniai dokumentai. Ar ne, ką reikia žinoti, kokie tai yra pagrindiniai dokumentai, kurie yra svarbus, rengiant projektų gyvendinimo planą ir paskui gyvendinant projektą, žinoma. Taip pat pagrindiniai finansavimo reikalavimai, kokie yra tinkami pareiškėjai partneriai, kokios yra tinkamos išlaidos, kaip yra teikiami PIPai ir kartu kokie teikiami su PIPų dokumentai, taip pat kokie yra terminai, na ir žinoma visi kiti klausimai. Nežinau, apsitarkim turbūt ir susitarkim, kaip mes čia bendrausim šiandien, tai visas pristatymas yra, kaip mato, tokiais atskirais kaip ir blokais padalintas, tai gal trumpai pristatymas ir po kiekvieno bloko apsitarkim, jeigu kyla kažkokių klausimų, išsiaiškinkime ir pasižiūrėkime, kas yra, kad nenukelti į pristatymo pabaigą, kai paskui tie klausimai gali ir pasimiršti. Ilgai nebėgant, žinokit, atsiprašau, bet galiu rasti, ką gal tada su pelėm, nežinau, kaip reikės atgal palink. Taip, pagrindiniai dokumentai. Tai projekto administravimo finansavimo taisyklės, šitą jau tikrai visi žinot. Pažangos priemonė, vėlgi matot, prie kiekvieno dokumento apačioje yra nuoroda, jinai yra aktyvi, kad jums nereikėtų tų dokumentų ieškoti, galite tiesiog paspausti tą nuorodą, skaidrėmis pasidalinsim ir iš karto rasite tos dokumentus. Taip pat matote kvietimas, jau su kvietimu turbūt susipažinę esate, ar ne, tai kvietimo numeris yra 0902, bet lygiai taip pat yra dar projekto finansavimo sąlygų aprašas, mes sutrumpintai vadinam PFSA arba aprašas, kurio numeris yra 19. Ministro įsakyme yra sudėti visi finansavimo sąlygų aprašai, galbūt kartais būna sudėtinga atsirinkti, tai tiesiog nepamirškite, kad šito būtent sveikatos centrų kvietimo finansavimo sąlygų aprašo numeris yra 19. Kvietime yra atkartota finansavimo sąlygų aprašo informacija, ta informacija sutampanti, bet vis tiek tai atsiskirkite ir supraskite, kad kai yra du atskiri dokumentai ir supraskite, kur jų ieškoti ir kur jų rasti. Taip, dar yra labai svarbu šitame kvietime, tai yra specialieji teisės aktai, tai yra sveikatos centro aprašas ir modernizavimo planas. Jie yra kertiniai turbūt ir vieni pagrindinių, nes jie apibrėžia labai daug reikalavimų ir sąlygų ir papildomai sumai gauti ir visokių pareiškėjų ir taip toliau. Apie šitos dokumentus mes nelabai galim kažką plačiai komentuoti, jeigu būtų klausimų, tai gerai būtų sveikatos apsaugos ministerijai juos užduoti, nes jie yra autoriai šitų dokumentų ir geriausiai turbūt galėtų pakomentuoti, bet manau, kad ir jūs patys jau tuos dokumentus esate labai gerai išnarstę, išsiaiškinę ir viską ten puikiai jau žinote. Taip pat ir kiti paslaugų teikimą reglamentuoja teisės aktai, nes visas projektas nepasibaigia projekto įgyvendinimo plano pateikimu, bet lygiai taip pat vyksta projekto įgyvendinimas ir paskui paslaugų teikimas po projekto. Tai visą šitą turite jau susipažinti prieš teikdami projekto įgyvendinimo planus arba dar kitaip vadinamus klikus. Ir tiek trumpai apie dokumentus, pereinam turbūt prie tos kitos dalies, tai yra prie finansavimo. Finansavimas yra skiriamas taip, sostinės ir VVL regionams, ar ne? Atranka atliekama planavimo būdu,
atsiskiria sostinės vidurio vakarų regionas Lietuvos, tai kas dar nesusidūrė ir nesusipažinę, tai sostinės regionas yra Vilniaus miestas, rajonas, Elektrėnai, Šalčininkai, Širvintos, Švenčionys, Trakai ir Ukmergė. Visi kiti yra vidurio ir vakarų Lietuvos regionas, teikiant PILP reikia labai aiškiai nurodyti, kam yra priskiriamas projektas, kuriam regionui, atitinkamai šiek tiek išsiskiria 02 ir 03 gale numeriukai, nepildant poveiklės. Lygiai taip pat išsiskiria ir pinigų sumos. Bendra kvietimo finansavimo suma yra 122,5 milijonų, sostinės regionų yra šiek tiek daugiau negu 26,5 milijono, vidurio vakarų Lietuvos regionų yra beveik 96 milijonai. Kiekvienai savivaldybei galima didžiausia skirti finansavimo suma atitinka modernizavimo planą ir yra konkrečiai nurodyta finansavimo sąlygų aprašo pirmam priede. Taip pat tenais yra nurodyta bazinės ir papildomos sumos. Tai papildomos lėšų sumos gali būti skirtos konkrečiai savivaldybei tik tokiu atveju, jeigu yra išpildytos modernizavimo plane numatytos sąlygos. Tai dabar šiek tiek plačiau apie tai ir pasikalbėkim, kokios ten tos sąlygos yra. Ne? Tai pirmiausia, lėšų pasiskirstymas. Ta lentelė jau matėt, žinot, jinai čia tiesiog iškirpta iš finansavimo sąlygų aprašo. Pirmasis yra Akmenės rajonas, tai jį čia įrodom, bet lygiai taip pat visos kitos savivaldybės yra išdetalizuotos. Ir antram stulpelyje bazinė lėšų dalis, skirta pirminiai sveikatos priežiūrai, jinai ir gali būti skirta tik pirminiai. Jinai negali būti perkeliama į antrinę. Trečiame, penktame, šeštame, kur žaliai apibraukti tie laukeliai, jie gali būti perskirstomi pagal poreikį. Tai šitą vietą atsiskirkit ir susižiūrėkit. Na, tai čia pirmiausia apie tą perskirstimą. Taip. Sąlygos papildomai lėšų sumai gauti. Tai tada gali gauti pirminis lygis papildomas lėšų sumas, nurodytas toje lentelėje, jeigu yra reorganizuojamas, sujungiant ligoninę ir pirminės sveikatos priežiūros įstaigą į vieną juridinį asmenį. Pateikiamas su PIPU savivaldybės tarybos sprendimas dėl reorganizavimo, kuriant tą sveikatos centrą, ir tai yra sąlyga gauti papildomą finansavimo sumą pirminė ambulatoriniais asmens sveikatos priežiūrai. Antrinio lygio specializuotai asmens sveikatos priežiūrai gauti papildomą sumą galima tada, kai yra atsisakoma visų bendrai modernizavimo plane nurodytų profilių lovų. Pediatrijos, akušerijos, chirurgijos, tada yra skiriama visa papildoma lėšų suma. Su PIPU tokiu atveju yra pateikiamas įstaigos vadovo raštas apie tai, kad lovos yra panaikintos ir valstybinės akreditavimo sveikatos tarnybos sprendimas dėl licencijų panaikinimo. Ką daryti, jeigu ne visai taip atsisakote tų lovų, kaip nurodyta modernizavimo plane? Tai yra tokia dar viena sąlyga ir viena galimybė. Jeigu atsisakoma visų pediatrijos ir akušerijos profilio lovų numatytų modernizavimo plane ir daugiau negu 30% chirurgijos profilio lovų, galima gauti papildomai lėšų sumą, tačiau jinai jau būtų perskaičiuota proporcingai, ne visa ta, kuri nurodyta finansavimo sąlygų aprašo priede. Ta reikia susiderinti su ministerija dėl atsisakomų lovų ir dėl papildomos finansavimo sumos ir kartu su PIPU pateikti ministerijos raštą dėl tokio susiderinimo. Todėl, jeigu jau planuojate, kad nevykdysit visko taip, kaip numatyta modernizavimo plane, tai siūlau kuo greičiau kreiptis į sveikatos apsaugos ministeriją, susiderinti tokį kitokį atsisakomų lovų skaičių, galima papildomą finansavimo lėšų sumą, nes su PIPU reikia pateikti ministerijos raštą, kur būtumėt jau viską susitarę. Tai ar dėl finansavimo aišku, kaip čia tos sumos dalinasi ir kokios tos papildomos sąlygos? Jeigu turėtumėte klausimų, tai iš tikrųjų dabar galime šitos dalies klausimus atsakyti. Prašau, klauskit, pakelkite ranką, bandysim sugaudyti ir leisti pasisakyti. Kol kas viskas aišku. Tai gerai, judame toliau. Taip, partnerystė. Kita labai svarbi dalis. Pareiškėjas yra savivaldybės administracija. Partneriai yra privalomi. Esam gavę visokių klausimų, ar gali teikti PIPą tik tai savivaldybė? Ne. Partneriai yra privalomi. Partneriai tai yra sveikatos centrai ar asmens sveikatos priežiūros įstaigos, dalyvaujančios sveikatos centro veikloje ir turinčios sutartis su teritorinė ligonių kasa bei sudariusios bendradarbiavimo sutartį. Negali būti tokių partnerių, kurie nesudarė sutarties su talka, negali būti PIPO be partnerių, tai pareiškėjas savivaldybės administracija, partneriai yra privalomi.
Kai mes kalbame apie bendradarbiavimo sutartį, tai supraskit, kad tai nėra lygų partnerystės sutartimi. Yra dvi atskiros sutartys – partnerystės ir bendradarbiavimo sutartys. Bendradarbiavimo sutartis yra pasirašoma su visomis sveikatos centro veikloje dalyvaujančiomis įstaigomis dėl tos veiklos, dėl sveikatos centro veiklos. Partnerystės sutartis yra pasirašoma tik su tomis įstaigomis, kurios planuoja gauti projekto lėšas ir bus projekto partneris. Nes gali taip nutikti, kad sveikatos centras apima daugiau įstaigų, bet ne visoms joms bus skiriamas finansavimas, galbūt nėra poreikio, gal yra kažkokios kitos priežastys. Tai partnerystės sutartis yra pasirašoma ir projekto partneriai tampa tik tie, kurie gaus projekto lėšas. Dar šiek tiek plačiau apie partnerystės sutartį. Irgi gaunam labai daug klausimų. Kokia ta forma, kokia ta partnerystės forma? Nėra nustatytos formos partnerystės sutarčiai. Tiesiog partnerystės sutartyje turi būti nustatytos partnerių tarpusavio teisės, lėšų pasiskirstymas, vykdomos veiklos, pareigos ir atsakomybės įgyvendinant projektą. Kaip jūs taip įrašysite, tai yra jūsų susitarimas. Atsakingas už visą partnerystę yra projekto vykdytojas ir jis privalo užtikrinti, kad partneriai būtų tinkamai informuoti apie jų pareigas ir laikytųsi projekto sutartyje nustatytų įsipareigojimų. Dar yra klausimas, kada pasirašyti tą partnerystės sutartį. Tai vėlgi, kaip minėjau, jį pasirašoma tik su projekto partneriais, tai yra tik su tais, kurie planuoja gauti ES investicijas iš šito projekto ir turi būti pateikiama iki projekto finansavimo sutarties sudarymo. Kitas yra bendradarbiavimo sutartis. Vėlgi, kaip minėjau, atsiskiriam, kas yra partnerystės, kas bendradarbiavimo. Tai bendradarbiavimo sutartis, jos yra pateikiamos su CIP-u, siekiant įsitikinti, kad tai yra tinkami partneriai. Ne? Jeigu sveikatos centras kuriamas, kurio organizavimo forma yra funkcinis bendradarbiavimas, kartu su PIP-u yra pateikiama bendradarbiavimo sutarties kopija iš karto. Jeigu kuriamas sveikatos centras, įkurtas sveikatos centras, kurio bendradarbiavimo forma yra struktūrinis bendradarbiavimas, yra pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl įstaigų ir organizavimo, kuriant sveikatos centrą, juridinių asmenų registro išrašo kopija ir bendradarbiavimo sutarties kopija. Ką daryti, jeigu reorganizacija prasidėjo, bet dar nesibaigė, dar vyksta įstaigų reorganizavimas, tai PIP-o pateikimo metu tas procesas gali būti neužbaigtas. Jeigu jis yra kuriamas, tai yra vykdomi reorganizavimo darbai, tai kartu su PIP-u yra pateikiamas savivaldybės tarybos sprendimas dėl įstaigų reorganizavimo, taip pat posėdžio dėl funkcinio bendradarbiavimo vykdant sveikatos centro veiklą protokolo kopija ir reorganizacija turi būti baigta, visi funkciniai susitarimai turi būti baigti ir pasirašyta bendradarbiavimo sutartis iki projekto sutarties sudarimo ir jinai turi būti pateikta agentūrai. Tai šitoj vietoj, jeigu dar vykdot reorganizaciją, jeigu jinai dar tik prasidėjusi, tai žiūrėkite, įsivertinkite tuos laikotarpius. Tai truputėlį dar apie partnerystę ir bendradarbiavimo sutartis. Tai turbūt jau kaip ir supratote, bendradarbiavimo sutartis, tai mes jau, kaip sakome, čia yra sveikatos apsaugos ministerijos dalis, nes jos ateina iš sveikatos centrų kūrimo. Partnerystės sutartis jau yra projekto įgyvendinimo plano dalis, tiksliau sutarties dalis. Ir kai mes pasirašinėsime su jumis sutartį, tai jau mes vis tiek turėsime matyti galutinį rezultatą ir įvertinti, ar tinkami projekto vykdytojai ir partneriai yra. Buvome sulaukę tokių klausimų, tai kol vyksta reorganizavimas, kas yra projekto partneriai. Tai taip, tos įstaigos, kurios yra reorganizuojamos, jos kol kas yra projekto partneriai, mes jas vertinsim, žiūrėsime, bet projekto sutartis nebus pasirašoma, kol neįvyks reorganizacija. Tai va čia reikia labai atsiskirti. Taip pat kalbant apie partnerystę, mes manom, kad yra ta vieta, kur galime tiesiog pasakyti, kad ne vieno klausimo sulaukėme, tai kiekgi projektų įgyvendinimo planų mums teikti. Tai pasitarę su sveikatos apsaugos ministerija ir įvertinę mūsų įgyvendinamų projektų patirtį, mes manome, kad vienas sveikatos centras turi pateikti vieną projektų įgyvendinimo planą. Tai yra vienas centras, vienas PIP-as. Jeigu esate iš didelio miesto, steigiami keli ir savivaldybė nori į vieną PIP-ą įtraukti kelis sveikatos centrus, lygiai taip pat galima tai daryti, tokia teisė yra ir galite tiesiog supaprastinti ir turėti vieną PIP-ą, vieną investicijų projektą, jeigu atitinkate sąlygas ir tiesiog pateiksite tokį dokumentą. Tačiau taip pat išgirdome, kad yra noras
skaidyti sveikatos centro investicijas. Pavyzdžiui, jūs sukūrėte sveikatos centrą ir norite, ir reorganizavimo būdu buvo, sakykime, ne reorganizavimo, bet į sveikatos centrą jungiasi PASPECas ir ligoninė. Tai norėtų vieną PIPą pateikti PASPECas, o kitą ligoninė. Tai mūsų nuomonė taip nėra galima, tai yra investicijų skaidimas, nes jūs į projektą jau ateinate ne kaip dvi atskiros ligoninės, kaip du atskiri objektai, o kaip vienas sveikatos centras. Dėl to PIPas tokiu atveju turi būti vienas ir jau tada reikia žiūrėti, kokios jo investicijos, kiek siekia investicijos, ar reikia investicinio projekto ir panašiai. Tai toks paaiškinimas dar. Dar, kol jūs rašykitės klausimus, jeigu turite dėl šito, dar taip pat buvom sulaukę tokio paklausimo, tai kaip pasiskirstyti viduje bendradarbiavimo sutarties ir partnerystės sutarties lėšas, išlaidas, kam kiek duoti. Ir čia, žinokit, mes kaip agentūra tai nuleidžiame rankas, nes mes to patarti negalime. Jūs turite žiūrėti ir truputėlį kreipiuosi Samą, ar jūs bandytumėt kištis į tokius dalykus, ar vis tik irgi paliekam tai pačių įstaigų sprendimui? Pirmiausia, pagal patirtį 14-20 tikrai pačios valdybės planavosi regioninius projektus ir turi patirties, tačiau tos klausimus mes jau gaunam ne pirmą kartą. Kaip reikėtų pasielgti, paskirstant lėšas, tai iš tikrųjų mūsų buvo rekomendacija atsižvelgti į modernizavimo planą pirmiausiai ir aišku įvertinti ir objektyvias situacijas, esamą infrastruktūrą ir žinoma gautas investicijas 14-20, bet pirmiausia, ką mes norėjom akcentuoti, tai kaip prisideda prie pokyčių. Įsteigus tą sveikatos centrą, kaip pasikeis paslaugų teikimas, ko siekiama ir kaip tą pokytį pasiekti, tai turėtų būti visi šitie aspektai įvertinti. Tai gal trumpai tiek. Tai gal turėtumėte klausimų dėl šitos dalies? Aš klausimai yra surašyti, tai aš tiesiog galbūt skaitysiu ir sakymai. Nuo kokios datos turi būti atsisakoma paslaugų projekto pabaigoje ar 25 metais? Čia turbūt grįžtam į tą pirmą dar dalį dėl papildomų sumų. Čia kalba eina apie specializuotas paslaugas antrinio lygio ir apie stacionarinių lovų atsisakymą. Tai iki PIPO pateikimo, nes čia yra skaičiuota 19-22 metais. Gal Edita dar mane papildyk. Tai iš tikrųjų yra modernizavimo plane yra parašyta ir užfiksuota, kad lovų atsisakymo faktas yra 2019 metai. Tai yra ministerija, remdamasi valstybinės ligonių kasos duomenimis, yra užfiksavusi būtent ir vertins lovų atsisakymą imant duomenis nuo 2019 metų. Ir nuo 2019 metų, bet jau teikiant su PIPu, turi būti įvykdyta šita sąlyga. Ne 25 metais, o dabar jinai turi būti įvykdyta šita sąlyga, teikiant PIPą, kitaip nėra galimybės net pasižiūrėti, tai kokia ta suma, nes yra aiškiai įvardyta PFS, už ką yra skiriama papildoma suma. Tai tik kaip Aurima minėjo, vienu atveju, kada atsisakoma ne visų chirurgijos lovų, o tik tai dalis, tai yra daugiau nei 30%, tada pati ministerija, jūs kreipiatės raštu, paskaičiuoja galimas investicijas, papildomą lėšų sumą. Jo, ir tos investicijos, kaip ir Neringa paminėjo, bus skaičiuojamos proporcingai, tad jeigu jau dabar jūs svarstote, kad neįgyvendinsite visko, kas numatyta modernizavimo plane, gal Neringa ir paminėjo, bet noriu užakcentuoti, paskubėkite apsitarti šitą vietą ir kreiptis į ministeriją, nes, kaip ir matėte, ministerija turi pritarti, jinai turi pasižiūrėti, tai kiek jums lėšų nueina, įvertinti tada likučius ir viską. Bet būtent dėl tokių dalykų ir buvo sutarta, kad jeigu ne viską pagal modernizavimo planą, tai jūs turite gauti sveikatos apsaugos ministerijos pritarimą. Tai pažiūrėkit šitą vietą.
Taip, Alvyda, antras klausimas. Ar antrinio lygio ambulatoriniai sveikatos priežiūrai skirtos lėšos gali būti perskirstytos pirminiai ambulatoriniai asmens sveikatos priežiūrai, atsisakant investicijų antrinio lygio paslaugoms? Tai palikta galimybė perskirstyti taip, bet ką norim akcentuoti, kad vis dėlto tai yra bendras sutarimas dalyvaujančių įstaigų sveikatos centro veikloje. Tai turbūt prie bendro stalo susėdę turit nuspręsti, kur labiausiai reikia investicijų. Tai kaip jau Aurima minėjo, taip yra tokia galimybė antrinio lygio paslaugoms skirtas lėšas, tačiau čia jau sprendžia patys dalyviai sveikatos centro kartu su savivaldybė. Ko jūs negalite judinti ir ko negalite iš tikrųjų perskirstyti ir ką mes norėsime pamatyti projekto įgyvendinimo plane, aišku, ir patys skaičiuosime, tai yra ta pirminio lygio bazinė suma. Tas buvo užakcentuotas skaidrėje, tai atkreipkite dėmesį. Taip, Alvyda, turi. Kuriamas centras struktūrinio bendradarbiavimo būdu, tačiau bendradarbiauti nori ir privačios įstaigos. Jeigu jas jungsime funkcinio bendradarbiavimo būdu, ar neprarasime papildomą finansavimą? Ne, čia yra tie du etapai, kaip jau žinote, buvo patikslintas ne PFSA, bet sveikatos centro aprašas rugsėjo mėnesį ir ten yra etapai nurodyti. Tai pirmiausia yra vykdoma reorganizacija ir apjungiamos pirminės ir antrinio lygio įstaigos, tai antrinio lygio būtent ligoninė. Ir tada lygiagrečiai vykdomas ir antrasis funkcinio pasitelkimo etapas bendradarbiauti kitom įstaigom, kurios galėtų suteikti tam tikras sveikatos centro paslaugas. Tai čia būtų toks, paprastai tariant, mišrus modelis. Ar funkcinis centras gali dalyvauti projekte, jei funkcinio centro sudėtyje nedalyvauja privačios sveikatos įstaigos? Čia mūsų kolegos, kurie rengia aprašą sveikatos centro, geriau žino šitą situaciją, bet kiek teko dalyvauti susitikimuose, tai turi būti kvietimai oficialūs ir jeigu įstaigos atsisako bendradarbiauti, tai tada ir nedalyvauja ir projektuose. Bet, nežinau, gal Vilmas Rogė yra su mumis, galėtų dar šiek tiek pakomentuoti tą klausimą. Sveiki, esu Vilmas Rogė. Tai iš tikrųjų esate labai teisingai pasakė, sveikatos centro apraše nėra jokių ribojimų ar įpareigojimų, kad funkcinio sveikatos centro veikloje būtinai dalyvauti ir privačios įstaigos. Prievolė yra viena – savivaldybei kviesti visą savivaldybėje esančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas nepriklausomai nuo įstaigos pavaldumo formos, tai yra tiek savivaldybei pavaldžios, tiek privačios įstaigos. Ir jeigu privačios įstaigos neišreiškia ketinimo dalyvauti sveikatos centro veikloje, tuomet yra kuriamas sveikatos centras iš tų įstaigų, kurios sutiko būti funkcinio sveikatos centro dalyvėmis. Tai ribojimų ir su finansavimu susijusių ribojimų čia sąsajų neturėtų būti. Ačiū labai, Vilma. Dar vienas klausimas, Matuolingi. Pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigos privačios teikia po vieną ar kelias antro lygio paslaugas ir joms iš antro lygio numatyta skirti tam tikrą sumą. Ar įstaiga galės įsigyti antro lygio paslaugai reikalingą įrangą ir panaudoti dalį pirminio lygio sumos? Jeigu aš teisingai suprantu, tai jūs būtent paklausėte tą, ką aš užakcentavau, kad pirminio lygio bazinės sumos antro lygio paslaugų teikimui jūs negalėsite perskirstyti, bet jeigu jūsų savivaldybė yra skirta papildoma suma, tai bet tada jau galėtumėte svarstyti ir naudoti antriniam lygiui. Asta, teisingai pasakiau. Taip, bet ką norėjau atkreipti dėmesį dėl papildomos sumos, tai jinai praktiškai yra skiriama būtent tai reorganizacijai ir to naujo centro sukūrimui. Tai vargu ar tos lėšos savivaldybė skirs antriniam lygiui šiuo atveju, bet taip, galimybė yra. Klausimas yra mums, aš jau tada pati Alvyda paimsiu, gal CPVA yra parengusi pavyzdinę partnerystės sutartį arba rekomendacijas, kas turėtų būti įtraukta į ją. Pildydami dažniausiai užduodamus klausimus, jau ne vieną kartą rašėme apie partnerystės sutartį, ne, mes nesame parengę ir kažkokių rekomendacijų irgi negalvojame, nes
pagrindinis mūsų dokumentas PAFTAS, projektų finansavimo ir administravimo taisyklės, truputį, taip netruputį, bet mūsų nuomonė labai aiškiai apibrėžia, kas turi būti partnerystės sutartyje. Tai jeigu jūs pažiūrėtumėte dažniausiai užduodamuose klausimuose, mes esam padetalizavę, kas turi būti. Ir partnerystės sutartis tai yra jūsų susitarimas, kaip jūs dirbsite su partneriais. Ir dėja, užduoti kažkokio tono mes negalime. Vieni gali norėti vienaip, kiti kitaip, ir tų partnerysčių gali būti labai skirtingų, bet priminsiu, ką sakė Neringa. Projekto, tas PIPO, mūsų projektų įgyvendinimo plano teikėjas bus savivaldybė, jis yra projekto vykdytojas ir jis bus atsakingas už visą projektą. Tad savivaldybė turėtų inicijuoti ir pasižiūrėti. Dar kartą skaudukuose yra aprašyta, kas turėtų būti sutartyje. Toliau matau klausimą, ar neplanuojama pratęsti PIP pateikimo termino. Tai sulaukite pabaigos, atsakysim, bet taip žinoma, kad planuojama. Ir ar vykdant projektus bus vertinamos iš projekto lėšų sukurto turto gaunamos pajamos? Ne, naujame periode pajamos nėra vertinamos taip, kaip jos buvo vertinamos 14-20. Ar yra galimybė pratęsti PIP pateikimo terminą? Taip, mes jį aptarsime, yra tokia galimybė. Ir sekantis klausimas, sveikatos centro dalyvis yra privalomai ir visuomenės sveikatos biuras. Ar biuras gali būti partneriu? Jeigu išlaidos nesuturi sutartis. Ne, jie neturi. Bendradarbiavimo sutartyje. Tai taip, jie dalyvauja sveikatos centro veikloje, bet infrastruktūra biurams nėra numatyta ir projekto partnerių biuras negali. Taip. Sukūrus struktūrinį sveikatos centrą ir lygiagrečiai turint funkciniu būdu sujungtų įstaigų, ar bereikia koordinuojančios įstaigos paskyrimo? Čia paprašytume pakomentuoti Vilmos. Sveikatos centro apraše parašyta, kad įkūrus funkcinį sveikatos centrą yra skiriama koordinuojanti įstaiga. Tai jei teisingai supratau klausimą, ar reikalinga bet kuriuo atveju visais atvejais skirti koordinuojančią įstaigą, tai atsakymas būtų taip, koordinuojanti įstaiga turi būti paskirta. Gali būti, yra du būdai, kaip įstaiga skiriama, tai funkcinio centro dalyvės gali susitarti, kuri iš dalyvių prisims atsakomybę ir vykdys koordinatoriaus funkciją. Jeigu bendro sutarimo nėra, tokiu atveju koordinuojančią įstaigą paskiria savivaldybės taryba. Ačiū labai, Vilma. Tai šioj vietoj norėčiau ir pastabdyti ir vėl grįžti prie Neringos pranešimo ir tada galime judėti toliau į sekančią dalį. Jeigu bus klausimų, rašykite, mes tikrai pasistengsim atsakyti. Taip, tai ačiū už diskusijas ir už klausimus, tikrai aktualūs ir svarbus. Gerai, ir ačiū ministerijai, kad iš karto čia gali taip operatyviai atsakyti, ar ne? Tai einam prie sekančios dalies, kai išsiaiškinom, kas gali būti pareiškėjais ir partneriais, einam prie projekto išlaidų. Vėlgi, dar yra du svarbus dokumentai, vienas šitas naujas turbūt atsiranda, nes reikalavimai projektų išlaidoms yra numatomi pirmiausia projektų finansavimo sąlygų apraše detalizuota, bet taip pat dar yra labai svarbus dokumentas, tai yra rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties. Vėlgi yra įdėta nuoroda, pasiskaitykit, pasižiūrėkit, mes tikrai jomis vadovaujamės ir vertinam projektus, ten yra labai daug tokių nurodymų ir nustatymų dėl išlaidų būtinumo, dėl prabangos prekių, dėl visokių tokių atitikčių. Tai nenustebkit, kad vertinimo metu mes dažnai apeliuosime ir komentuosime šitą dokumentą, tai iš karto pasiskaitykite, kas ten yra parašyti. Kad žinot, pats finansavimas. Finansavimo intensyvumas yra iki 100% visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų, tai reiškia, gali būti 100%, visos išlaidos gali būti padengtos projekto lėšomis. Ta dalis, kur yra nepadengiama projekto lėšomis, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo lėšų. Žinoma, pareiškėjas ir projekto partneriai visada savo iniciatyvą ir savo lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne dalimi. Projekto išlaidos yra apmokamos kompensavimo būdu. Tam yra numatytas, jeigu reikia, avansas. Ir tinkamų finansuoti išlaidų laikotarpis yra nuo 21 metų sausio 1 dienos iki 27 gruodžio 31 dienos. Yra numatyta išimtis, kad tam tikrais išskirtiniais atvejais galimas pratęsimas projektų iki 29 metų rugpjūčio 31 dienos.
Tačiau tikrai siūlome nenusimatyti ilgų projekto laikotarpių, juk tikslas yra kuo greičiau pradėti teikti tas atnaujintas, inovatyvias geras paslaugas, tai planuokite kuo greitesnius, operatyvesnius projektus, na ir kuo greičiau pradėkite teikti tas naujas paslaugas. Kas yra finansuojama pirminiam ir antriniam lygiui? Tai pirminiam lygiui yra finansuojamos pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimų reikalinga infrastruktūra, išskyrus slaugos paslaugos namuose ir ambulatorinės paliatyvios pagalbos paslaugas. Kas gali būti skiriamos kam? Rankos darbams, įrangai, baldams, transporto priemoniai, lengvai transporto priemoniai skirtai pacientams lankyti ir paslaugoms teikti namuose. Na ir prioritetas, žinoma, teikiamas šeimos gydytojo komandos teikiamų paslaugų plėtrai. Antrinis lygis, tai yra ambulatorinės specializuotos asmens sveikatos priežiūros, ambulatorinės chirurgijos, dienos stacionaro skubios pagalbos paslaugų, išskyrus psichiatrijos dienos stacionaro ir geriatrijos paslaugas. Vėlgi investicijos rangos darbams, įrangai baldams, na ir antriniam lygiui vidinių informacinių sistemų adaptavimui skubios medicinos pagalbos paslaugų teikimo srityje. Tai tokios bendros grupės, bet tinkamos finansuoti išlaidos yra šiek tiek ir platesnis, ar ne? Nes rangos darbai tai yra ir nauja statyba, ir rekonstrukcija, ir remontas, tiek paprastasis, tiek kapitalinis. Lygiai taip pat, jeigu su rangos darbais yra susijusios privalomos projektavimo ir inžinerinės paslaugos, tai yra techninis projektas, ekspertizė, projekto vykdymo, techninė priežiūra, jos taip pat yra tinkamos finansuoti, atkreipiu dėmesį, jeigu būtinos pagal statybos įstatymą ir STR. Būtinos investicijų projekto parengimo išlaidos, ar ne? Tai reiškia, jeigu projekto vertė viršija 1 milijoną eurų be PVM, investicijų projektas yra privalomas, tokiu atveju išlaidos yra tinkamos. PVM, jeigu yra netraukiamas į atskaitą ar nėra susigrąžinamas, jis irgi yra tinkamas finansuoti. Taip pat visoms tom aptartoms pirminio antrinio lygio paslaugoms teikti būtinos naujos įrangos, baldų įsigijimui, IT sistemo adaptavimo išlaidos. Pirminiam lygiui transporto priemonės įsigijimas, atkreipiam dėmesį, kad yra lengvasis elektromobilis, M1 klasė, ir jeigu reikalinga, galima net ir įkrovimo stotelę taip pat įsirengti. Taip pat yra dar tokie dalykai, kaip netiesioginės išlaidos ir privalomos informavimo apie projekto išlaidos, jos yra apmokamos supaprastintai, tai netiesioginėms išlaidoms yra taikoma 7%, informavimo apie projektą yra irgi nustatyta 2 dydžiai, projektams iki 500 000 ir virš 500 000. Ir dar yra vienas toks niuansas, kad strateginės svarbos projektams ir projektams viršintiems 10 milijonų eurų yra informavimo apie projekto renginio išlaidos, kurios yra apmokamos pagal faktą. Šiek tiek papasakosim toliau, kokios tos viešinimo išlaidos yra. Tai vėlgi, pirmas blokas. Privalomos informavimo priemonės, tai yra paskelbti projekto partnerių ir projekto vykdytojo interneto svetainėse apie projektą, socialiniuose tinkluose tiek projekto vykdytojo, tiek projekto partnerių ir taip pat pateikti informaciją plakate arba nuolatinėje lentelėje ir stende. Čia vėl priklausomai nuo projekto sumos. Čia yra šitos išlaidos apmokamos supaprastintai, yra fiksuotas dydis. Jeigu jūsų projektas yra iki 500 000, tai fiksuotas dydis yra ten apie 20 eurų su PVM. Jeigu virš 500 000, kai reikia statyti nuolatinę lentelę, fiksuotas dydis visoms šitoms išlaidoms yra ten apie 1600 eurų, jeigu Alvyda gerai atsimenu, ne? Kažkas tai tokio. Jeigu yra projektas, kurio bendra vertė viršė 10 milijonų eurų, ne tik projekto lėšos, bet jeigu prisidedate prie projekto ir jis viršė 10 milijonų, arba jeigu yra įgyvendinamas projektas savivaldybėje, kurį jau iki PIP pateikimo bus įsteigusi ir vykdo veiklą sveikatos centre. Jau tas sveikatos centras vykdantis savo veiklą, tai toks projektas pasidaro strategiškai svarbus, strateginės svarbos projektas. Ir tokiems projektams, kurie jau vykdo veiklą, arba tie, kurie viršė 10 milijonų eurų, turi būti surengiamas komunikacinis renginys, kuriame turi būti kviečiami ir Europos komisijos bei vadovaujančios institucijos, tai yra finansų ministerijos atstovai. Tokiam renginiui fiksuoto įkainio nėra, jis bus apmokamas pagal faktą, tai projekto įgyvendinimo plane nusimatykite išlaidas ir tokiems dalykams. Reikalavimai vykdant rangos darbus yra papildomai nustatyti, ar ne? Tai vienas iš jų yra, kad vykdant statybos rangos darbus privaloma vadovauti statybos įstatymu ir STR dėl pastatų energetinio naudingumo. Na, tai nėra kažkoks labai perteklinis ar ypatingas reikalavimas, nes jeigu jūs planuojate naują statybą, rekonstrukciją, kapitalinį remontą, tai rengdami tiek projektavimo dokumentus, tiek kreipdamiesi dėl statybos leidimų, jūs privalote šitais dokumentais vadovautis ir jų nuostatomis taikyti nuostatas.
Dar yra papildomas reikalavimas, kad jeigu yra plėtojama infrastruktūra, PIP turi būti aprašytas bent vienas universalaus dizaino principas. Universalaus dizaino principus yra įdėta nuorodo, kad galėtume susipažinti. Na ir žinoma, jis ne tik turi būti aprašytas PIP, bet lygiai taip pat jis turi būti ir įgyvendintas. Tai nepamirškite, kai skelbėte rangos darbų konkursą, ką ten pasižadėjote įvykdyti, kad būtinai įtraukti ir tą dalyką. Tai šitą dalyką mes tikrai stebėsim, prižiūrėsim, šitas dalykas turi būti įgyvendintas. Tinkamos finansuoti išlaidos yra ir tokios, ne viskas yra tinkama finansuoti. Tai yra žemės nekilnojamo turto įsigijimo išlaidos, transporto priemonių lizingo, nuomos, eksploatavimo išlaidos, PIP rengimo išlaidos yra netinkamos. Nesumaišykit investicijų projektų parengimas, jeigu jis yra būtinas tinkamas finansuoti, bet pačio PIP parengimas dėja ne. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo amortizacijos sąnaudos, taip pat įvairios vienkartinės priemonės, higienos prekės ir kitos visos panašios paslaugoms teikti reikalingos priemonės. Na ir kitos nebūtinos išlaidos, kurios tiesiog nesusijusios su veiklomis, perteklinės, prabangos prekės ar tokie dalykai. Išlaidų pagrindimo dokumentai, jau turbūt, kurie teikia PIP-us ne pirmą kartą, tai PIP ir susipažinę ir žino, ar ne, kad rangos darbams tai galėtų būti sistemos skaičiavimai sudaryti kažkokių testuotų specialistų, preliminarių darbų apimčių, žiniaraščiai kažkokios orientacinėmis kainomis, pagal parengtą techninę specifikaciją apklausus potencialius rangovus ir gavus jų pasiūlymus. Taip pat, jeigu jau turite techninį projektą, tai projekto skaičiuojamąją kainą. Inžinerinės paslaugas, tai geriausia būtų remtis vėlgi Sistelos bendraisiais ekonominiais normatyvais, arba jeigu jau turite pasirašę, pavyzdžiui, projektavimo sutartį, tai faktinėmis sutartimis. Įrangos baldų įsigijimui, tai vėlgi galite panašiomis sutartimis, tiek savo, tiek iš savo pajiso išsitraukus, galite komerciniais pasiūlymais, galite kainų suvestinėmis iš internete esančių kainų nuorodų, tinkami visi variantai, kas yra turbūt atkreipiu dėmesį, kad nebereikalavim tokio griežto reikalavimo, kad būtinai visos išlaidos turi būti pagrįstos ne mažiau ten 3 pasiūlymais, tai ne, jeigu tai yra patikimas tiekėjas, patikimas rangovas, arba tai jeigu yra nuoroda ten į viešai prieinamą elektroninę parduotuvę, tik siūlau print screenus pasidaryti, nes tos kainos paskui labai greitai pasikeičia, tai pakanka ir vienos tos nuorodos ar vieno komercinio pasiūlymo konkrečiai pozicijai. Dar viena yra išlaidų grupė darbo užmokestis, tai šitam kvietime sveikatos centrų projektų atveju, dažniausiai galės būti turbūt tik tai projekto techniniam prižiūrėtojui, dirbančiam įstaigoje pagal darbo sutartį. Tokiu atveju, jeigu jūs turite techninį prižiūrėtoją, kuris dirba pas jūs pagal darbo sutartį, jo darbo užmokestis galėtų būti finansuojamas projekto lėšomis, nes daugiau tai turbūt ir nelabai sugalvojam, kas čia galėtų būti. Gydytojų atlyginimai ir dar kažkas čia nėra tas variantas, čia jau yra jūsų projekto, ne projekto, o veiklos vykdymo išlaidos. Tai jeigu būtų toks atvejis, tai darbo užmokestis galėtų būti grindžiamas esamomis ar panašiomis darbo sutartimis, aišku, nuasmenintomis, arba galima ir statistikos departamentų duomenimis. Tai turbūt, apie rodiklius dar trumpai. Taip, gerai. Tai dar prie rodiklius paveikiam. Taip, visi šitie projektai, visos tos išlaidos yra skiriamos kažkokiam rezultatui pasiekti, tai konkrečiai 2 rodikliams. Vienas rodiklis yra naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros talpumas. Jis yra skaičiuojamas asmenimis per metus. Reikšmė fiksuojama vieną kartą su galutinė veiklos ataskaita. Ir apskaičiuojamas labai paprastai, tai yra įvertinus asmenų prisirašiusių prie sveikatos centro ar sveikatos centro dalyvaujančiose pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugos teikiančių įstaigų prisirašiusių asmenų skaičius. Čia labai sudėtingai ilgai pasakiau, bet iš principo tai yra prisirašysių asmenų skaičius, tai yra tas talpumas. Ir vieną kartą su galutinė veiklos ataskaita jis yra užfiksuojamas. Antras rodiklis yra naujos arba modernizuotos sveikatos priežiūros infrastruktūros naudotojų skaičius. Jis yra skaičiuojamas per 1 metus po projekto finansavimo pabaigos, ir skaičiuojami sumuojant naudotojų skaičių, kurie gavo paslaugas per tuos 1 metus. Apačioje yra dar nuoroda į Sveikatos apsaugos ministerijos interneto svetainę, ten yra skelbiamos visos rodiklių kortelės, tai galite išsamiau ir detaliau susipažinti, kaip tie rodikliai skaičiuojami, kokie dokumentai teikiami ir kada už juos atsiskaito. Tai ar yra klausimų dabar šitą? Praėjom dabar vieną didžiulį išlaidų bloką kartu su rodikliais, mes specialiai tik norėjom ir jūsų laukiame tikrai daug jūsų klausimų, tai pabandom pereiti, o jūs galvokite naujų klausimų ir atsakydama aš dar truputėlį papildysiu, ką norėtumėm užakcentuoti.
Ar gali būti numatyta, kad projekto išlaidas, kurių nepadengia finansavimas arba netinkamas, dengia projekto partneriai, o ne projekto vykdytojas pareiškėjas? Žinoma, kad taip gali būti. Neringos vienoje iš skaidrių buvo parodyta, kad išlaidas mūsų projektuose, čia yra bendra taisyklė, gali patirti projekto vykdytojas ir partneriai. Tai tiek projekto vykdytojas, tiek partneriai gali daryti pirkimus savo vardu, kiekvienas partneris gali daryti pirkimus ir patirti išlaidas. Jeigu nėra partnerystės, jeigu jie neįtraukti į finansavimo sutartį, tada viskas, jau jokių išlaidų prisidėti niekaip negali. Tai čia aš paminėjau ir apie tinkamas išlaidas, kad patirti išlaidas gali ne tik tai savivaldybė ir greičiausiai ir patirs ne savivaldybė, o kiekviena įstaiga partneris. Toks buvo ir užduotas vienas iš klausimų, ar pavyzdžiui, jeigu partneris UABas vykdo statybas, ar savivaldybė, ar sveikatos centras turi kažkokią priežiūrą vykdyti. Ne, už savo statybą ir atsako projekto partneris, tas UABas, kuris vykdo. Jisai prisitaiko savo, ar jam galioja viešųjų pirkimų įstatymas, ar neperkančiųjų tvarka ir atitinkamai pagal tai nusiperka kažkokius tai rangos darbus, patiria išlaidas ir deklaruoja mums. Jeigu turite netinkamų išlaidų, gali prie jų prisidėti bet kas. Svarbu, mes ką vertinsim, kad matytumėm, kad jeigu projektas yra didesnės apimties, tai mes norime matyti jį užbaigtą. Pavyzdžiui, ypač tai svarbu su rangos darbais, jeigu jūs patys prisidedate prie statybos darbų ir iš tikrųjų, nes trūksta lėšų, tai mums yra svarbu, kad projekto pabaigoje pastatas būtų užbaigtas, būtų gauta deklaracija apie pastato užbaigimą, tai mes tikrai norėsim įsitikinti, kaip ir kokiom lėšom visa tai bus padaryta. Na, kas jau esate teikę projektų, tai tikrai nėra naujiena. Sekantis klausimas buvo, ar netiesioginės išlaidos bus pervedamos iš karto ar procentaliai teikiant mokėjimo prašymus. Netiesioginės išlaidos yra išmokamos procentaliai su kiekviena veiklos ataskaita. Veiklos ataskaitą jūs pasirinksite, kada norite teikti ir tada, kai nurodysite ten kažkokią tiesioginių lėšų sumą, atitinkamai nuo jos bus paskaičiuoti 7%. Ką norėjau užakcentuoti, pasirinkimas dėl netiesioginių išlaidų yra toksai. Arba imate 7%, arba neimate tų netiesioginių išlaidų. 5, 2, 1 ar kitokie procentai yra negalimi. Tai, bet čia yra jūsų sprendimas ir galite imti, galite neimti. Netiesioginės išlaidos, vėlgi, Neringa paminėjo CPVA patvirtintas išlaidų rekomendacijas, paskaitykite ten labai aiškiai ir tiksliai apibrėžta, kam netiesioginės išlaidos gali būti naudojamos. Noriu tik pastebėti tai, kad kadangi tai yra supaprastinimas, tai CPVA patikrinimo netiesioginių išlaidų neatlieka. Taip, ar IT sistemų adaptavimo išlaidos tinkamos tik antriniam lygiui, ar negalima pirminiam lygiui? Ne, negalima pirminiam lygiui ir antrinio lygio, Asta, prašysiu tavęs papildymo tik skubios pagalbos. Tai vat labai atkreipkite dėmesį. Ir čia vėlgi ilgai diskutavom ir su ministerija, kurdami kažkokias tai IT sistemas ar dėkdami jas pas save, labai žiūrėkite suderinamumo su e-sveikata, su visais kitais susijungimais. Mes kažkaip matėme čia tokių grėsmių, bet tokios sistemos skubiai pagalbai yra būtinos, tad tikrai galite pasinaudoti ir tik antriniam lygiui, ir skubiai pagalbai. Taip, ar yra papildomi reikalavimai išlaidoms jau patirtoms iki PIPO, pavyzdžiui, ar įsigyta įranga gali būti pradėta eksploatuoti. Ne, jokių kažkokių papildomų reikalavimų nėra, tik tai iš karto noriu pasakyti, kad pirkimai turi būti atlikti teisingai, tinkamai, nes kadangi tai bus jau projekto išlaidos, tai kad galėtumėm už jas kompensuoti išlaidas, mes patikrinsime visą pirkimą. Na, tai irgi kaip ir visas projekto įgyvendinimas ir bus apie tai jūs įsigysit įrangą, o pirkimus tikrinsime mes. Tai vat svarbiausia, kad pirkimas būtų atliktas tinkamai, teisingai ir be jokių pažeidimų. Dėl eksploatavimo tokių kažkokių tai nėra, jūs viską turėsite naudoti ir eksploatuoti pasibaigus projektui, nes jūs turėsite ir licenciją susitvarkyti, higienos pasus gauti ir vykdyti veiklą.
Ir vėlgi, pasibaigus projektui, kadangi čia yra Europos regioninės plėtros fondo lėšos, bus taikomas 5 metų veiklos tęstinumo periodas, kai mes rinksime iš jūsų ataskaitas ir žiūrėsime, ar jūs nenutraukėte veiklos. Techninis prižiūrėtojas, tai čia gal galima pagrindiniam koordinatoriui atlyginimą skaičiuoti iš darbo užmokesčio lėšų. Kažką jūs maišote, mes paminėjome techninį prižiūrėtoją ir tai yra ypatingai visiškai nesusijęs su sveikatos centrų steigimu ar kažkuom. Techninė priežiūra yra reikalinga ir privaloma pagal statybos įstatymą tik tada, kai yra kapitalinis remontas, rekonstrukcija arba nauja statyba. Techninis prižiūrėtojas nėra lygu jūsų įstaigoje dirbantis inžinierius, statybų priežiūros specialistas ar kažkas tai. Tai turi būti atestuotas specialistas, kuris gali vykdyti projekto priežiūrą. Tai būkit labai atsargus ir jeigu kažkas neaišku, tai geriau dar kartą mūsų persiklauskite. Aišku, mes ir tikrindami projekto įgyvendinimo planą matysime tai, bet čia yra visiškai nesusijęs su kažkokiais koordinatoriais ar kažkaip. Koordinatoriui nenumatyta jokio darbo užmokesčio ir iš projekto neturėtų būti mokamas darbo užmokestis koordinavimui. O galėtume papildyti dėl koordinatoriaus. Tai norim informuoti visus, kaip ir jau nekartą kalbėjom, kad dar bus ir minkštosios veiklos. Šiuo metu pradedamas rengti projektų finansavimo sąlygų aprašas. Ir viena iš galimų veiklų bus būtent koordinatoriaus galimybė apmokėti koordinatoriui darbo užmokestį. Tai kol kas dar mes jums nepateikėm PFSA projekto, bet kai turėsim, tai tikrai pasidalinsim ir matysite galimybės. Ačiū labai. Tai iš karto atsakymas. Sekantis klausimas yra apie tai, ar projekto vykdytojo, projekto vadovo, finansininko darbo užmokestis tinkamos finansuoti išlaidos. Taip, jos tinkamos, tam ir yra skirtos netiesioginės išlaidos, tie 7%. Ar netiesioginėms išlaidoms gali būti skiriama mažiau negu 7% ar 7% privaloma? Jau atsakiau, nebesikartosiu, 7% arba 0. Sveiki, gal galėtumėt pakomentuoti prisirašiusi prie sveikatos centro. Čia turbūt apie rodiklį. Tai kitaip tariant, tų asmens sveikatos priežiūros įstaigų prisirašiusių pacientų skaičius, kurie pasinaudos paslauga. Ar gerai suprantu? Tai gal truputį dar apie tuos rodiklius. Tai čia turbūt, nežinau, gal Rasta pasakys, tai apie talpumą, tai nebūtinai apie talpumas, tai iš vis yra galimybė pasinaudoti. Ne? Tai prisirašęs, nesvarbu, kad šiais metais galbūt ir nesilankė tos sveikatos įstaigų, bet jis yra prisirašęs prie tos įstaigos, tai talpumui skaičiuojami visi prisirašę. Naudotojų skaičius jau skaičiuojama, kiek fiziškai atėjo ir gavo paslaugą. Ne? Vėlgi, ne unikalūs pacientai, tiesiog naudotojai, kurie atėjo ir gavo nors vieną paslaugą. Tai toks labai aiškus atskirimas yra. Mums atrodo, kad tikrai nesudėtinga bus suskaičiuoti. Ar privačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos gali gauti finansavimą remontui? Įstaigos teikia pirminio lygio paslaugą šeimos ir odontologijos. Visą sprendimą priima savivaldybė. Jeigu jūs kaip privati įstaiga patenkate į sveikatos centrą, tai toliau deratės su visais, kurie ten yra, apie tai, ką jūs norite daryti, kodėl ir ar yra lėšų, kurias jie gali jums duoti. Čia jau ne agentūros ir net turbūt ne sveikatos apsaugos ministerijos prerogatyva. Gal Asta papildyti? Taip teisingai Aurima pasakė, čia yra jau visų bendradarbiaujančių įstaigų ir savivaldybės kartu bendras sprendimas rengiant projektą. Tai viskas susiveda, aišku, turimas lėšas ir su kokiom paslaugom ateina į sveikatos centrą. Taip, ar projekto administravimo išlaidos tinkamos, jau atsakiau, būtent 7% yra ir skirti projekto administravimo išlaidoms. Kas būtų, labai prašysiu Gerdą Černiauskienę išsijungti, nes kažkas čia išsijungti. Kas būtų, jeigu įkurtame sveikatos centre po įsikūrimo ateitų mažiau pacientų negu susikūrimo metu? Kaip tai vertinsite?
O nenorėtumėm, kad tai būtų, ne toks tikslas, aš manau, kad ir Paslaugos ministerija. gerinamos, tai turėtų kaip tik, manom, daugiau ateiti tų pacientų, nes jūs tas paslaugas pagerinsite. Bet, na, jeigu taip nutiktų, tai turbūt kiekvienu individualiu atveju skaičiuotumėm ir žiūrėtumėm, kas tokiu atveju būtų. Projektas mūsų, kaip ir sakiau, mes turim tokį pagrindinį savo tą dokumentą, tai šiaip dėl rodiklio nepasiekimo pasisako labai griežtomis nuostatomis. Ir kad jeigu yra nepasiekta, tai reikia vertinti, kaip nepasiekta, kodėl nepasiekta ir netgi yra tada toliau jau pasakoma, kaip proporcingai gali tekti grąžinti gautą finansavimą. Tačiau pasisako ir apie tai, kad reikia agentūrai vertinti, ar projekto vykdytojas pats dėjo pastangas, ar nuo jo priklausė tai, kad sumažėjo pacientų, kad nedėjo, kad jisai gal kažkokių paslaugų atsisako, nebevykdo. Tai vat labai yra individualu. Jeigu jūs išėjo gydytojas ir nieko nedarote, pradedate nebeteikti tų paslaugų, tai, kaip mes matom, kad jūs nedėjote pastangų, kad grįžtų tie pacientai. Bet jeigu mes matome ir kitus aspektus, kad, pavyzdžiui, jūs veikiate tinkamai, vykdėte veiklą, tačiau, mirštamumas jūsų regione, jūsų savivaldybėje labai didelis, tą galite pagrįsti, dar kažkokių nutiko ten, dabar net nesugalvoju, tikrai žinokit. Tiesiog turėjom gal pavyzdį gerą, kai 69 tokia regioninė priemonė, tikiu, kad čia daug yra mūsų pareiškėjų ir projekto vykdytojų, kai tiesiog pradėjus įgyvendinti projektą atėjo COVID-as. Ar ne, tiesiog tos įstaigos buvo uždarytos ir tie naudotojai tiesiog fiziškai negalėjo ateiti tą įstaigą. Taip. Ir tokį kiekvieną atvejį, kiekvieną žiūrint mes vertiname, ką tikrai galiu pasidžiaugti, kad kol kas dar tokių, kad reikėtų sugrąžinti finansavimą dėl nepasiekto rodiklio, mes neturėjome. Ir matau, kad Vilma kelia ranką iš Sveikatos apsaugos ministerijos, prašau, Vilma, įsijunkite ir pasakykite. Sveiki, tai aš dar norėčiau papildyti, jog Sveikatos centro aprašas įpareigoja sveikatos centrus sudaryti koordinacinės grupės. Ir koordinacinė grupė turi kas ketvirtį rinktis ir vertinti sveikatos centro veiklą, tai yra rodiklių pasiekimą. Tai vadinasi sveikatos centro dalyvių pastangas, apie ką jūs minėjot, ir bus galima pagrįsti koordinacinės grupės veiklos, dabar įvardinsiu, ataskaitom ar tam tikrais protokolais, kuriuose ir turėtų atsispindėti, ar sveikatos centro dalyviai dėjo maksimalias pastangas reikiamiems rodikliams pasiekti. Ačiū labai, Vilma. Bus mums puikus dokumentas, iš tikrųjų palengvinantis projekto įgyvendinimo pabaigoje ir jų tęstinume priežiūrą. Aš gal dar norėčiau tiesiog papildyti, kad irgi modernizavimo plane taip pat yra parašyta, kad savivaldybėse, tai yra vykdant reformos yra tikslas, kad savivaldybėje būtų suteikiamas gyventojams bazinis paslaugų paketas ir ta siekiamybė tai yra būtų ne mažiau kaip 80% paslaugų gyventojai gautų, savivaldybės gyventojai vietoje. Tai ir iš tikrųjų sveikatos centro veikloje dalyvaujančių įstaigų ar sveikatos centro tikslas turėtų būti, kad išlaikyti tuos prisirašiusius pacientus, teikti jiems kokybiškas paslaugas ir tai, kaip sakyti, nemažėtų žmonių prisirašiusių prie sveikatos centro rodikliai. Tai iš tikrųjų tai yra siekiamybė, kuo daugiau išlaikyti gyventojų savivaldybėje, kad jie paslaugas gautų sveikatos centro sudėtyje veikiančios įstaigos teiktų tas paslaugas. Ačiū labai. Tai trumpas toks komentaras. Taip, tai praėjom ir šitą bloką, kol kas klausimai pokalbiuose baigėsi, ruoškite, jeigu dar turėtumėte, būtinai klauskite ir tada Neringa galime toliau. Judam toliau. Tai jums labai svarbus. Jo, išsiaiškinom, kas gali būti pareiškėjai, išsiaiškinom, ką galim daryti, kokios išlaidos ir dabar tai kaipgi gauti visą tą finansavimą, ne? Tai PIPAS, projekto įgyvendinimo planas, jo forma yra nustatyta PAFTA, mūsų vadinam, projekto finansavimo administravimo taisyklėse. Jis yra paskelbtas ir etare ir taip pat galite mūsų ES investicijose rasti tą formą. Pažadam turbūt, kad atsiųsim pavyzdinį PIPą, kur galėsim šiek tiek detaliau, konkrečiau pasakyti, kur ko tikimės, kad užpildytumėte. PIPO teikimas yra per naująją mūsų sistemą per Invest. Tai reiškia, parinktas PIPas su visais privalomais priedais teikiamas per DMS-ą, adresas yra nurodytas DMS Investis LT, kitais būdais, elektroniniu paštu, per kurjerį ir visais kitais būdais teikiami dokumentai yra netinkami.
Investis mokymų medžiaga yra patalpinta ES investicijos LT puslapyje, įdėta nuoroda susipažinkite, yra video medžiaga. Manau, kad tikrai nesudėtingai prisijungsite ir pateiksite tuos sklypus mums. Ne? Kas yra svarbu, kad su PIPO nepamirškite pateikti ir kartu pridedamų dokumentų. Tai ką jau esam šiandien ir apkalbėję, tai yra kartu su PIPO teikiama bendradarbiavimo sutartis, kai įsteigtas sveikatos centras, valdybės tarybos sprendimas, registrų išrašo kopija, kai kurtas centras. Jeigu jis dar kuriamas ir organizuojamas, irgi esame apkalbėję, ką tokiu atveju, tada tarybos sprendimas ir protokolas. Taip pat yra labai svarbu, kad pateiktumėte informaciją apie disponavimą turtu. Žemės sklypas, pastatas, priklausomai nuo to, ar jūs planuojate naują statybą, rekonstrukciją, tuomet reikia žemės sklypo, jeigu tai yra tik paprastas remontas ar kapitalinis, pakanka pastato duomenų, taip pat informacija apie projekto biudžeto pasiskirstimą tarp partnerių, taip pat informacija apie projektavimo dokumentus, išlaidas pagrindžiantis dokumentai, investicijų projektas, jeigu jis rengiamas projektui virš 1 milijono eurų, taip pat informacija apie projektui taikomus aplinkosaugos reikalavimus, jeigu nutiktų taip, kad kažkuriai statybai reikėtų tokių dalykų, ir visi kiti dokumentai, kurie galbūt čia neišvardinti, bet kurie yra svarbus ir jūsų nuomonės svarbus, tiesiog pagrindžiantis jūsų veiklas, jūsų išlaidas ar kitus argumentus pat nurodytus sklype. Šiek tiek turėčiau turbūt atkreipti dėmesį tik tai į nuosavybės dokumentus, tai jeigu investuojate į pastatus, tai lygiai taip pat ir žemės sklypas yra, jeigu yra nauja statyba arba rekonstrukcija, tai turi būti pateikti dokumentai užtikrinantis pareiškėjo disponavimą turtu. Tai nebūtinai turi būti nuosavybė, tai gali būti panauda, patikėjimas, netgi ir nuoma. Svarbiausia, kad ta disponavimo teisė turėtų galioti netrumpiau kaip 5 metus po planuojamos projekto gyvendinimo pabaigos. Ir šitos sutartys, nuosavybė automatu, bet jeigu tai būtų panauda, patikėjimas ar nuoma, tai šit sutartis turi būti registruota registrų centre. Taip pat, net jeigu mes matom, kad sutartis yra registruota registrų centre, visuomet prašom pateikti ir sutartį kartu, nes sutartyse būna visokių sąlygų, išlygų, netgi, tarkim, kartais ir palengvinimų, kartais ir apribojimų, ar ne, tai tarkim panaudos ar patikėjimo sutartyje numatyta, kad patikėtinis ar panaudos gavėjas gali be apribojimų tą pastatą rekonstruoti, perdaryti, daryti kapitalinį remontą, tuomet jau mes nepaprašom papildomai, kad pateiktumėte to panaudos davėjo sutikimo ten tą pastatą pertvarkyti. Ne? Tai yra visokie tokie niuansai, visus tos dokumentus, kuriuos planuojate pastatus tvarkyti, susirenkate, susikomplektuojate ir pateikite ir mums. Investicijų projektas, irgi čia jau šiandien ne vieną kartą yra minėtas, jis yra rengiamas, kai projekto vertė viršė 1 milijoną eurų. Investicijų projektą vertina ir administruojant instituciją, tai yra CPVA. Praeitam periode vertino ministerija, šitam periode jau vėl ateina pas mus. Metodika yra skelbiama CPVA interneto svetainėje, nuoroda yra padėta. Susipažinkite, tikrai labai patogu tiek rengti investicijų projektą, tiek skaičiuoklę visą naudoti, ar ne, ir turi būti parengtas tas investicijų projektas pagal tą formą. Investicijų projekto skaičiuoklė labai svarbi dalis, jos nepamirškite, nes kartais būna taip, kad kažkaip iki mūsų neateina. Būna skaičiuoklių, kurios ateina iki mūsų jau perdarytos ištrintomis formulėmis, tai labai prašome netrinti tų formulių, nes tai yra tiesiog sąsajos, kurios sukrenta į kitus laukelius. Taip pat labai prašytumėm ir labai svarbu, kai rengite investicijų projektą, labai aiškiai ir pagrįstai suformuluokite visas prielaidas, kodėl jūs taip manote, kodėl jūs galvojate, kad išgelbėsite tiek gyvybių ar kitiek. Ne? Ir ką jau Aurimas šiandien sakė apie IPA, tai lygiai taip pat ir su investicijų projektais. Vienam sveikatos centrui vienas investicijų projektas, vienas PIPas. Negali būti atskiri kažkokie investicijų projektai rengiami, ar jie iš vis nerengiami, kai yra tie projektai suskaidomi. Tiesiog sveikatos centras yra vienas objektas, į kurį ir žiūrite kaip į vieną, nesvarbu, kiek ten tų įstaigų tam sveikatos centre yra. Terminai. Kvietimas paskelbtas spalio mėnesį, ar ne? Kvietimo pabaiga, jau matote, šiuo metu yra kovo 1 diena. Mes turim tokią galimybę, PAFTATAS yra numatyta, kad jeigu matote, kad niekaip negalite, nespėjate kitos pateikti PIPO, vėlgi reorganizacija, tik prasidėjusi, tikrai jūs ten niekaip jos nepabaigsite ir net neplanuojate artimiausiu metu pabaigti, ar dar kažkokie kiti niuansai, ar ten reikia jums susiderinti tą lovų kitokį skaičių atsisakymą ir atitinkamai papildomas sumas, yra galimybė kreiptis dėl PIPO termino ir mes tada derinsimės su ministerija dėl kitokio PIPO pateikimo termino.
Pateikus PIPą vertinimas yra 45 darbo dienos nuo PIPO pateikimo. Na, nežinau, labai retais išimtinais atvejais PIPas įvertinamas be paklausimo, dažniausiai per tas 45 darbo dienas dar vis tiek su jumis susisiekėme, paprašom patikslinti kažką ar padetalizuoti. Baigus vertinimą yra įsakymas skirti finansavimą, todėl tada pasirašomos sutartys. Na, įgyvendinant projektą. Projekto pabaiga, na, vis tik orientuokimės į tos 27 metų gruodžio 31 dieną arba pagal galimybės, kaip galima dar ir greičiau. Tai tiek šiandien norėjom pasakyti. Tai ačiū labai Neringai. Dar turime porą klausimų. Tai tikrai geras klausimas ir galvoju, kaip mes čia su Asta išsisuksim. Jei projekte dalyvaus mažiau asmens sveikatos priežiūros įstaigų nei yra sveikatos centro sudėtyje, ar skaičiuojamas tik projekte dalyvaujančių įstaigų prisirašiusių pacientų skaičius ar visų? Aš, žinokit, abejočiau, ar tokia situacija galėtų būti, nes noriu atkreipti dėmesį į tą pirmą sąlygą, labai svarbią, kad pirminio lygio bazinė suma turi būti, jinai paimta, ta prasme, jinai neperskirstoma nieko. Ir vat jeigu jūsų kažkoks dalyvaujantis šeimos gydytojas, kuris turi prisirašyti, negi jam nieko, jokių investicijų nereikėtų. Tai vat man kirba toks dalykas, ar čia taip gali būti, o jeigu taip atsitiktų? Jeigu taip atsitiktų, tai skaičiuoti talpumą tų įstaigų, kurios dalyvauja projekte. Tai investiciniam irgi tada taip. Nes yra susijęs su modernizuotomis paslaugomis. Jo, vis tik tai rodiklis, taip Asta labai teisingai, Asta, kai jį kūrė, tai ir žino, kad vis tik tai turi būti modernizavimas, kažkas tai turi būti padaryta ar įsigyta įranga, ar atlikti kažkokie remonto, rekonstrukcijos darbai, na kažkas tai turi būti investicija padaryta. Jeigu investicija nepadaryta, tai ta įstaiga kaip ir nemodernizuota. Taip pat štai ir atsakėme. Jo, tai jūs patvirtinot, kad dalyvaus mažiau nei sutartyje, tai mūsų atsakymas tikrai yra. Tikrai įdėsime ir dukus, kad nepasimirštų ir nepradingtų. Taip, jau čia, tikrai viskas gerai. Dabar matau klausimą, pareiškėjo sutartis disponavimo turtui ar partnerio. Apie turtą ir turto nuosavybę turi pateikti dokumentus tas, kam perduotas tas turtas. Net nelabai žinau, kaip atsakyti. Ne, gal aš papildysiu tiesiog. Jeigu, ta prasme, projekte dalyvauja kelios įstaigos, ar ne, ir tarkim kelios sveikatos priežiūros įstaigos, kiekviena remontuojasi savo patalpas. Tai ne ir pateikia tos dokumentus, nes jeigu, tarkim, yra pirminės sveikatos priežiūros centras, ar ne, ir ligoninė, tai centras turės savo nusavybės tam kažkokius dokumentus, jam ten savivaldybė bus perdavus, ligoniniai, jai bus perduoti tie dokumentai, ar ne? Tai nebūtinai, kad savivaldybė visus tos pastatus valdo nusavybės, ten patikėjimo panaudos ar būdu pareiškėjas, ar ne? Kiekvienas partneris, nes vėlgi čia yra susiję, kad ir išlaidas gali patirti kiekvienas partneris, ar ne? Tai jis pateikia savo nusavybės dokumentus, jis gali pirktis pats rangos darbus, jis gali pats remontuotis tas patalpas ir patirti išlaidas. Tai nuosavybės dokumentai irgi, kiekvienas savo, kuris remontuoja tas patalpas. Bet vėlgi, tai turi būti partneris arba pareiškėjas. Negali būti, kad visiškai nesusijęs su projektu kažkas pateikia tos dokumentus. Ačiū. Tai padiskutavote, kad situacijų, kai įstaigos nedalyvaus, gali būti, tai atsakymą turite. Ir dabar didžioji dalis klausimų, tai kadagi pateikti PIPą, nes mūsų puslapyje yra likusi gruodžio 29. Atsakymą iš Sveikatos apsaugos ministerijos raštiškai mes gavome tik tai šiandieną ir jau keičiame kvietimą ir manau rytoj jau jūs matysite datą, kuri nurodyti ir šioje skaidrėje pažymėta raudonai 24 metų kovo 1 diena. Tai tokia ir yra data. Dabar jau turbūt visiems užakcentavome. Ir tikrai atsiras artimiausių metų mūsų svetainė. Bet aš labai noriu atkreipti jūsų dėmesį, kad šita data yra tik tai projekto įgyvendinimo plano parengimui. Sveikatos centro veiklą, kurią jūs jau dabar pradedate kartu su savivaldybėmis daryti, kviesti partnerystėn, aiškintis, kas kada, jūs turite vykdyti ir daryti kaip galima greičiau, nes, ką veikti tikrai yra. Ir dar ką noriu atkreipti dėmesį, kad 24 metų kovo 1
tai yra pati galutiniausia data. Jeigu jūs esate pasirengę ir visas veiklas, apie kurias mes ką tik apšnekėjome, ir galite PIPą pateikti rytoj, poryt ar kada, mes laukiame, esame pasiruošę, turime žmonės, kurie atliks vertinimą ir tikrai greičiau gausite finansavimą, greičiau pasirašysite sutartį. Čia, aišku, dėja patirtis rodo, kad kovo 1 bus ta diena, kai sukris visi PIPai, bet jeigu esate pasiruošę, mes labai kviečiame tai daryti anksčiau, parašykite, pasitarsime, žiūrėsime, kiek galime, padėsime, bet tikrai teikite tiesiog ir finansavimą gausite daug greičiau. Tai va, tai čia atsakėm apie datas, išimtinais kreipiant, taip, bus, ar visgi liks ir tik išimtinais atveju. Tai atsakėm, viskas, visam kvietimui yra pratęsta, nereikia niekam. Jeigu jau nespėtumėte kovo 1 ir turėtumėte labai pagrindžiančių kažkokių tai aplinkybių, tai va tada prašome vėlgi kreiptis į agentūrą, taip nurodo PAFTAS, ir agentūra susiderinusi su Sveikatos apsaugos ministerija, nes jo žodis čia yra paskutinis, galės pakeisti ir šitą datą, jeigu ministerija pritars. Tai mes, aišku, visada grindžiame jūsų argumentais ir panašiai. Taip. Jeigu ASPI yra pasirašiusi bendradarbiavimo sutartį ir yra funkcinio sveikatos centro sudėtyje, šioje sutartyje yra įsitraukusi tik antrinio lygio ambulatorinės specializuotas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, tačiau teikia ir pirmines. Ar galės pretenduoti tokiu atveju į finansavimą pirminė ambulatorinė asmens sveikatos priežiūra, ar atvirkščiai? Galvoju, kaip dabar čia jūsų klausimą tą perskaityti. Jūs turite bendradarbiavimo funkcinį. Gal galite įgarsinti, gal kažkas, jeigu čia rašote. Dalyvauja tik su antriniais. Bet jie patys teikia pirminį. Jo, bet centre. Bet mato, čia yra finansavimas sveikatos centram. Ir mes prašom bendradarbiavimo sutarčių kopijų, tam, kad agentūra įsitikintų, su kokiomis paslaugomis ateina įstaiga bendradarbiauti į centrą. Tai ir reiškia, tai jinai gali dalyvauti projekte būtent tų paslaugų modernizavimo. Kodėl neateina į centrą su pirminiu, tai čia mes nekomentuojame. Jeigu centras tik antriniu dalyvauja, tai tada tik antriniu gali ir gauti. Tai aš kaip tik dar norėjau papildyti, bet ką tik kažkas atsakymą pasakė. Įstaiga sveikatos centro veikloje dalyvauja tik dėl tų paslaugų, kurios yra įtrauktos į bendradarbiavimo sutarties nomenklatūrą. Tai yra tik tais, iš šio pateikto klausimo, tik tais dėl antrinio lygio paslaugų. Nepaisant to, kad jinai teikia pirminės paslaugas, jinai pirminių paslaugų kontekste nėra funkcinio sveikatos centro dalyvė. Taip. Jei sveikatos centro funkcinių modelių veikiančio veikloje dalyvauja savivaldybės įstaiga ir privati įstaiga, tai pirminio lygio bazinė suma projekte skaičiuojama pagal savivaldybėje draustų pacientų skaičių ar tik pagal savivaldybės pavaldume esančios gydymo įstaigos pacientų skaičių. Čia kalba eina, turbūt reikia suprasti apie prisirašiusių prie pirminės sveikatos priežiūros. Tai žinoma, jeigu ateina funkcinio bendradarbiavimo būdu sveikatos centrą ir privati ir savivaldybės pavaldumo įstaiga, tai jos yra vienodomis sąlygomis ateina. Sakau, vertinam prisirašiusių skaičių, kas yra nurodyta modernizavimo plane, bet visada planuojant investicijas yra ir kiti aspektai, kuriuos reikėtų įvertinti. Dabartinė turima infrastruktūra, dalyvavimas 14-20 metų projekte ir aišku, ką mes pabrėžiam, tai šeimos gydytojo komandos plėtrai tikrinti reikalingą infrastruktūrą. Tiesiog prie bendro darbo stalo susėdus aptarti visus šitos aspektus, bet aišku, prisirašiusiai, kaip nurodyta modernizavimo plane. Kitas klausimas irgi. Jei žiedinė savivaldybė neturi ligoninės, kuri teikia vidaus ligų stacionarinių paslaugų ir kviečiant funkciškai bendradarbiauti, noro niekas neišreiškia. Pagal aprašą B589 sveikatos centrui nurodyta neprivaloma
Ar taip suprantama, kad bendradarbiavimo sutartį funkciniu būdu pasitelkiant kitas įstaigas pasirašo tik tos įstaigos, kurios išreiškia norą bendradarbiauti? Čia paprašysim Vilmos. Gal Vilma matote ir aiškiau, kaip čia įrašyta, jūs gal geriau čia pakomentuoti. Bandau kartu skaityti dar kartą klausimą, bet aktuali, ko gero, paskutinė klausimo dalis. Bendradarbiavimo sutartį pasirašo tik tos įstaigos, kurios sutiko dalyvauti funkcinio sveikatos centro veikloje. Čia sutikimas yra labai aktualus dėl privačių įstaigų. Jeigu savivaldybės priima sprendimus, kad funkcinio sveikatos centre dalyvauja savivaldybės pavaldumo įstaigos, tai savivaldybės įstaigos privalo jungtis į sveikatos centrą. Gerbiama Inga Rimgailienė, ar atsakėm? Jūs tiesiog gal ženkliuką ar kažką pažymėkit, jeigu nes taip sudėtingai pakankam. Nematau, ar yra rankų, ar dar turėtumėte kažkokių klausimų, labai skatinčiau, nes mūsų kaip ir prezentacija baigta. Dabar dar norėčiau akcentuoti vieną dalyką. Šie mokymai, ar tiesiog mūsų tokia diskusija kartu su Sveikatos apsaugos ministerija, kaip ir minėjau, labiau skirti finansavimo sąlygų nuostatų aptarimui. Mes kaip agentūra įsipareigojame ir turbūt jau kitos savaitės pabaigoje jūs gausite iš mūsų du dalykus. Viena, tai projekto įgyvendinimo plano forma, su tokia pavyzdinė forma, su komentarais ir aiškiais nurodymais, kaip kokia dalis pildoma. Kiek mes esame darę tokių nuotolinių mokymų, mums tai tiesiog labai nepasiteisino, kai mes išdėstome, o kai padarėme šitą pavyzdinę, mes ją pasidalinsime, atsiųsime jums, jūs iš tiesų matysite, ko mes prašome, ką siūlome įrašyti ir manome, kad tai bus labai didelis palengvinimas jums rengiant projekto įgyvendinimo planą. Taip pat mes įsipareigojame vėlgi iki kitos savaitės pabaigos įrašyti tipinius tokius mokymus apie projekto įgyvendinimo plano pildymą, instrukciją ir jinai bus paviešinta prie šio kvietimo. Taigi mes duosime jums du įrankius, kuriuos galėsite panaudoti ir iki kovo 1 užpildyti projekto įgyvendinimo planą, nes iš tikrųjų bus daug paprasčiau ir aiškiau. Yra ranka. Yra ranka, jo, prašau, klauskite. Jūratė. Labą dieną, labai ačiū už informatyvų pristatymą su Jūratė Beinorienė, Klaipėda. Norėjau jūsų paklausti, nuo kurių metų įsigyta įranga gali būti įtraukta į lėšų susigrąžinimui iš projekto? Mes apie tai jau kalbėjome. Paklausiau galbūt, atsiprašau. Nuo 21 sausio 1. Peršoksim toj, kad jo, nes maišas, matot, daug programų. Paskutinis yra tinkamų finansuoti išlaidų laikotarpis yra nuo 21 sausio 1. Jeigu jau esate centrui įsigiję įrangos, tai galite ją teikti. Tai jau pirkimas ir sąskaita faktūra turi būti būtent nuo šios datos. Labai ačiū. Dar viena pakelta ranka irgi Jūratės svečias. Prašau klausti. Girdite mane? Labą dieną. Taip, girdime. Esu Jūratė Mikutienė, Palangos asmens sveikatos priežiūros centro direktorė ir ačiū labai, tikrai informatyvus buvo jūsų pristatymas ir turiu tokį klausimą. Mūsų įstaiga yra teikianti pirminės paslaugas ir dalį antrinių paslaugų. Ir yra iš tikrųjų paslaugos teikiamos labai senam pastate, yra 50 metų senumo pastatas ir yra jau suplanuota pastato renovacija. Tai klausimas būtų toks, ar yra nustatytas terminas, nuo kada reikia pradėti visą paslaugų paketą teikti pastate, kuris bus renovuojamas. Nes ta renovacija, aišku, netruks, kaip dabar atradau terminą, iki 27 metų bus teikiamas finansavimas su pratęsimu iki 29. Tai ar ir paslaugų teikimas gali startuoti nuo tada, kada bus pabaigta renovacija, tai yra, tarkim, nuo 27 metų ar 29, ar tuo laikotarpiu, kol bus vykdoma renovacija,
tos visos paslaugos turi būti teikiamos pagal sutartį funkcinio bendradarbiavimo su kažkuria kita įstaiga, tarkim, ar žiedinės savivaldybės, pas mus arčiausia Kretinga, kuri teikia visas paslaugas Kretingos ligoninė, arba ligoninė, kuri priklauso dabar Klaipėdos universiteto ligoniniai, tai yra Jūrininkų ligoninės filialas. Ar tai gali būti visas paketas pradėtas teikti būtent tada, kada bus pabaigta pastato renovacija? Ačiū. Parašys irgi Vilmos. Ar visos paslaugos turi būti teikiamos iš karto sveikatos centre, kai sudaro bendradarbiavimo sutartį? Ar kadangi tokia situacija, kad reikia pastatą? Vilma, turbūt iš sveikatos centrų, aš iš projektinės pusės paskui atsakysiu. Taip, tai aš būtent atsakysiu tik iš sveikatos centrų reguliavimo. Tokia konkreti situacija tikrai nėra sureguliuota teisės aktuose, bet yra bendra taisyklė įtvirtinta sveikatos centrų apraše, kad įsteigus sveikatos centrą, įstaiga turi pradėti teikti sveikatos centrui nustatytą būtiną paslaugų paketą. Gali būti labai retos išimtis, kai duodama tam tikras laiko tarpas, mėnesis ar du, pasiruošti, tarkim, vienos iš paslaugų teikimui, nes jūs baigėte įsigyti, nežinau, reikiamą įrangą, susirasti specialistus ir tai būtų užprotokoluota ar uždokumentuota kažkokią formą, kažkokiu dokumentu, bet pagrindinė taisyklė, sveikatos centras yra įsteigiamas, vadinasi, iš karto turi būti pradedamos teikti visos sveikatos centrui nustatytos paslaugos. O iš projektinio lygmens, tai turbūt tą, ką ir Neringa paminėjo, tai turėtumėt jūs turbūt dėti pastangas, kaip galima greičiau pateikti projektų įgyvendinimo planą ir gauti, kaip galima greičiau finansavimą. Ir tada jau pradėti vykdyti pirkimus ir daryti visus darbus, kurie yra numatyti jūsų projekte. Esame susidūrę, kad nori ištęsti labai ilgai tus rangos darbus, bet paplanuokite ir pažiūrėkite panašių sutarčių kažkur. Per metus arba net per 12 mėnesių tokios apimties, kaip jūs pasakojate, rekonstrukcijos darbus tikrai galima padaryti. Nesakau, kad gerieji pavyzdžiai, kai labai skuba statyti ligoninės ir pastato tikrai ir per 7, per 8 mėnesius ar kažką tim būna, bet įsivertinti ir nusistatyti optimalų laikotarpį rekonstrukcijos, renovacijos darbam yra būtina ir jisai tikrai neturėtų būti 3 ar kažkiek tai metų. Ta prasme, visas jūsų projektas ir turėtų būti daug greitesnis. Tai čia iš projektinės pusės planuojant jau jums reikia tą pasižiūrėti. Neaišku. Jūrate, klauskite. Aš kaip ir teisingai turbūt supratau, kad iki tol, kol bus pastatas renovuojamas, tuo laikotarpiu turi veikti tuomet paslaugų pilnas paketas teikimas pagal sutartį su kitom įstaigom, taip? Taip. Jūs turite teikti paslaugas ir lygiagrečiai skubėdami daryti projektą, kad greičiau galėtumėte susikelti į jums tinkamas naujas geras patalpas. Ačiū už atsakymą. Dar, jeigu jau atsakėme, tai rankas galite nuleisti, būčiau tada dėkinga, nes matytumėm kiek naujų klausimų ir truputį grįšiu į pokalbių svetainę, kur yra keli klausimai. Ar pasidalinsime skaidrėmis ir įrašų? Dar kartą pasikartoju, taip, pasidalinsime, įdėsime ir skaidrėmis ir įrašų. Taip, ar pirkimus galės vykdyti partneriai, pačios asmens sveikatos priežiūros įstaigos? Taip, jūs nusistatysite patys, kas nori, tas ir galės. Jeigu jūs esate partneriai projekte, galite vykdyti patys pirkimus. Jeigu savivaldybė stipri pirkimuose, jinai gali jums padėti ir centralizuoti kažkaip tai pirkimus. Jeigu norite, galite vykdyti pirkimus pagal įgaliojimus. Visiškai nėra kažkokio tai privalomumo, vienos taisyklės ar panašiai. Tiesiog kiekviena įstaiga nusisprendžia. Partnerystės sutartyje galite tai apsirašyti ir įsidėti. Taip, ar į naudotojų skaičių galima skaičiuoti ir tus pacientus,
kurie naudosis esamą infrastruktūrą ir įrangą projekto metu nemodernizuota. Pavyzdžiui, projekto metu remontuojama viena patalpa ir ten yra įranga įsigyjama, o pacientai skaičiuosis visos įstaigos. Bet jeigu ta įstaiga, matot, kaip mes nerišame prie konkrečios įstaigos, prie kažkokio aparato, mes prie įstaigos rišam. Tai jeigu jūsų įstaiga dalyvauja sveikatos centre, gauna finansavimą ir jau jūs kažką įsigyjat, kažką pasidarot, mes jūs laikome modernizuotą ir jūsų pacientai skaičiuojami ir ateina į rodiklį. Dar vat ką tikslinas Edita, ar ne, kad prisirašymas yra tik prie pirminio lygio, ar ne, tai jeigu įstaiga dalyvauja bendradarbiavimo sutartį su pirminio lygio paslaugomis, tai visi prisirašė prie tos įstaigos ir nors mes skaičiuojame nebežiūrint į kurį kabinetą atėjo, nes tai yra pirminis paslaugas. Kaip ta prasme, ar tenais, ar pas šeimos gydytoją vieną, ar pas kitą? Iš tikrųjų, produkto rodiklis, kuris yra turėtų apskaičiuoti prisirašiusių, ar ne, pagal prisirašiusių prie pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų skaičių, ir jis yra iš tikrųjų pajėgumo aptarnauti tam tikrą pacientų skaičių rodiklis, tai yra koks modernizuotos įstaigos pajėgumas, kokį skaičių, tai yra dalis iš jų gal ir nepasinaudos paslauga, bet čia tiesiog koks pajėgumas, tai skaičiuojami visi prisirašę. Taip, jos rodikliu bus. Taip, kitas klausimas, asmens sveikatos priežiūros įstaiga kaip partneris, ar gali prašyti lėšų naujoms savo paslaugoms įsisteigti? Pavyzdžiui, įstaiga yra sveikatos centro dalyvis, pasiūlė pirminio lygio paslaugas centre, bet šiuo metu neteikia dienos chirurgijos paslaugų. Ar ji gali prašyti ir gauti finansavimą šioms dienos chirurgijos paslaugoms įsikurti? Tai Alvyda, matau, idėjo, bet prašysiu Astos pakomentuoti, nes tikrai daug deriname su ministerija. Šito tipo klausimas, bet panašus dėl to, tas atsakymas kaip ir prie aptaravimo. Mes ir diskutavom su kolegomis, nežinau, ar mano kolegė Asta Einikienė yra susitikime, bet kadangi tokia paslauga kaip dienos chirurgija, tai iš tikrųjų jau jinai sveikatos centre turėtų būti teikiama. Ir jeigu ateina įstaigos turinčios sutartį su TLK ir licenzijas, tai bus užtikrinta, šita paslauga bus užtikrinta. Šituo atveju, ar tikrai įstaiga teikianti pirminį lygį galės atitikti teisės akte, kuris reglamentuoja dienos chirurgijos paslaugas, čia turime omeny ministro įsakymą V668, atitikti reikalavimus, kad galėtų teikti tokias paslaugas. Tai manom, kad šituo atveju tikrai yra netinkamas pavyzdys, kaip įsteigti paslaugą. Kai paslauga iš viso nėra teikiama centre, tai galima dar būtų svarstyti, bet, sakau, turi atitikti teisės aktą. Ir čia kolegos, kaip komentavo, panašu, kad netitiks teisės akto. Ačiū labai, ačiū. Tikrai, kai jums kyla klausimą dėl šitų naujų paslaugų teikimo, ką ir Alvyda akcentuoja, mes labai analizavome, atsakymus pateikėm tik kartu su sveikatos apsaugos ministerija irgi įsigilinus ir dažniausiai užduodamuose klausimuose yra aptartos šitos situacijos, tai pažiūrėkit, ar jūsų situacija nėra ten tokia kažkokia, tai būtent galite rasti atsakymus tenai. Ar ES lėšos, tai sekantis klausimas yra, už patirtas projekto išlaidas bus išmokamas projekto pareiškėjų savivaldybės administracija ir tiesiai partneriams. Nepasikeitė situacija, yra nurodoma viena projekto sąskaita ir į tą sąskaitą bus pervedamos lėšos. Tai savivaldybės administracija projektui turės sąskaitą ir ten bus pervedamos lėšos. Senose kriterijų gairėse buvo 4000 savivaldybės gyventojų rodiklis. Ar jis dar aktualus? Taip anksčiau buvo pristatyta investicijos skiriamos bazinių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimui, kai vienas sveikatos centras šias paslaugas užtikrina ne mažiau kaip 4000 savivaldybės gyventojų.
Nu, vat ir negalima atsakyti. Tai tikriausiai klausantysis gal galėtų patikslinti, kalbama apie šeimos gydytojų, gal čia tiesiog šeimos gydytojų aptarnaujamų pacientų arba prisirašiusių normatyvus. Laura, gal jūs galėtumėt pakomentuoti? Labai aiškus klausimus. Ačiū labai, Laura, kad įsijungėte. Kolegijos tiesiog skaidrę pasidalinau bendrieji kriterijai sąlygos dėl investicijų bazinių paslaugų infrastruktūros sukūrimą modernizavimą. Tai tiesiog buvo juose seniau investicijos skiriamos bazinių sveikatos priežiūros paslaugų užtikrinimui, kai vienas sveikatos centras šias paslaugas užtikrina ne mažiau kaip 4000 savivaldybės gyventojų. Laura, mes pasiemam šitą klausimą namo, tiksliau atiduodam sveikatos apsaugos ministerijai ir dažniausiai išduodamuose klausimuose jūs tikrai rasite atsakymą, mes kažkaip tai pakomentuosim. Aš asmeniškai dabar atsakyti negaliu ir irgi nelabai aišku. Gal mes ir susitieksim su jum truputėlį, tai tiesiog pasiklausim, bet kažkaip atsakysim. Šiuo metu neturime atsakymo. Rožė kelia. Rožė kelia, prašau, klausti. Labadiena, aš norėčiau grįžti, jeigu leisite, dėl tos dienos chirurgijos klausimo, dar pasitikslinimo. Sakykite, jūsų dukose analogiška situacija yra kalbama apie cukrinio diabeto kabineto įsteigimą, kurio kažkuri savivaldybė tame pakete neturi ir klausia, ar gali tam skirti lėšas įsteigimui. Tai irgi yra naujos neturimos paslaugos įsteigimui. Ten atsakymas yra galima. Tai klausimas, kodėl, pavyzdžiui, vienai naujai paslaugai galima, o kitai negalima. Dienos chirurgijos aprašo, kur minėjot ministro reikalavimus, kas turi būti tai paslaugai, kokie išpildomi reikalavimai, tai viskas yra žinoma. Jį mes puikiai žinome ir tvarkytis licenciją ir išpildyti tos reikalavimus tikrai mūsų įstaiga yra pajėgi, tik tam taip pat reikia finansavimo. Viceministrė ponia Jankauskienė ne kartą per pasitarimus yra minėjusi, kad kaip tik pagrindinė mintis šitų centrų yra padėti stacionaram, nukraunant dienos stacionaro paslaugas ir dienos chirurgijas nuo jų ir perdodant tai į poliklinikas ir pirminius centrus. Tai vat, teisės aktai leidžia įsigyti licenciją ir tą paslaugą susitvarkyti. Tai vat irgi klausimas, tai kaip čia gaunasi, tai kur ta tiesa? Aš norėčiau šiek tiek tada pakomentuoti, kad mes kalbame apie finansavimą jau esamiems sveikatos centro dalyviams, ar ne? Čia jūs kalbat apie dienos chirurgijos paslaugą, kai net neturite licencijos. Tai jeigu jūs neturite licencijos, jeigu jūs neturite sutarties su teritoriniam ligonių kasom, dėl šitos paslaugos jūs negalite būti centro dalyvių. Nes tam, kad savivaldybės taryba patvirtintų įstaigą su jos paslaugų nomenklatūra kaip centro dalyvio, turi būti užtikrintas licencijos turėjimas, sutartis su TLK ir tas paslaugas pradėti teikti jau įsteigus sveikatos centrą. Įstatymai yra numatyta, kad jeigu privati įstaiga bet kuriuo metu ketina prisijungti prie sveikatos centro, tada taip, ją būtina, jeigu neišpildo visas sąlygas sveikatos centro apraše numatytas, tada jie būtina įtraukti į funkcinio sveikatos centro dalyvių sąrašą. Bet šiuo metu tai reikia turėti licenciją tam, kad jūs galėtumėt būti sveikatos centro dalyvių. O dėl diabeto šitos paslaugos, kaip jūs minėjot, jeigu yra visiškai nėra teikiama tokia paslauga ir negali užtikrinti sveikatos centras tokios paslaugos, tai šiuo atveju yra daroma išimtis, kad užtikrinti tą bazinį paketą, kuris yra finansuotinas, infrastruktūra finansuotina. Tai šiuo atveju yra tiesiog padaroma išimtis, nes tokia paslauga savivaldybės sveikatos centras turi užtikrinti. O šiuo atveju, kaip ir Vilma minėjo, yra kita visai situacija. Matau, Milda, įsijungėte. Taip, kitas klausimas. Jei savivaldybėje yra tendencingas gyventojų mažėjimas, o rodiklius turime planuoti, kad prisirašiusių pacientų skaičius didės. Kaip tokiu atveju planuoti rodiklius?
Na, turbūt pirmiausia, mes tikrai nesakėme, kad jūs turite tendencingai didinti ar kažką tai. Jūs turite tinkamai įsivertinti, kokį jūs rodiklį pasieksite. Ir ką jau ir Vilma mums patvirtino ir aiškino, kad jūs atsiskaitinėsite pakankamai dažnai apie tai, kaip jūsų centras veikia. Ir jeigu tas rodiklis mažės, tai mes aiškiai matysime, kad jūs dėjote pastangas, kad centras veiktų, bet dėja, kaip ir minėjau, mirtingumas, išvykę gyventojai, emigracija įtakoja jūsų sveikatos centro rodiklius. O planuoti didesnių skaičių ar kažkokių kosminių skaičių mes asmeniškai tai tikrai neprašome, manau, ir sveikatos apsaugos ministerija mus palaikys. Jūs turite planuotis realiai, kad paskui tuos rodiklius pasiektumėte. Taip, matau, yra keliantis ranką, tai jiems pirmenybė. Prašau, klauskite. Milda. Sveiki. Milda, jūs matom, taip. Taip, aš tiesiog turbūt taip pat kaip didmiesčio atstovas dėl Rožės. Gal galėtumėt garsiau truputėlį? Sakau, aš turbūt kaip didmiesčio atstovas dėl Rožės išsakytų minčių ir sveikatos apsaugos ministerijos komentaro. Labai aiškiai yra sakoma, kad jis turi būti dalyvis sveikatos centro, bet jis dalyvis ir yra sveikatos centro šiuo metu su kitomis paslaugomis ir sako, toj mes gausime licenciją už savaitės, už 2. Tai va čia ir iškyla šis klausimas. Jisai yra dalyvis, nes jisai turi kitas paslaugas, jisai sutartį įsitraukia kitas paslaugas. Čia Vilmos lauktumėm, bet Vilma turbūt dabar... Ne, aš esu prisijungusi. Tai mes jau kalbėjome prieš tai, kad dalyvis yra tik dėl tų paslaugų, kurios yra nurodytos bendradarbiavimo sutartyje. Bendradarbiavimo sutartyje negali būti nurodytos būsimos teikiamos paslaugos, nes jūs teoriškai ir teisiškai negalit būti įtraukti, jeigu neturit licencijos šitoms paslaugoms teikti. Vėliau privačios gydymo įstaigos jos galės prisijungti, bet jos prisijungs tik tuo met, kai turės licenciją sveikatos priežiūros paslaugoms teikti ir bus susitarimai su teritorinėm ligonių kasom dėl paslaugų kompensavimo. Nes viena iš pagrindinių sveikatos centro aprašo sąlygų užtikrinti ir savivaldybei įvertinti, kad sveikatos paslaugos pacientams būtų teikiamos nemokamai, tai yra finansuojamos PSD biudžeto lėšomis. O žiūrėkit, tokia situacija, jinai visai yra įmanoma. Mes einame į tarybą su sprendimu, kuriame yra išvardintos visos įstaigos, tai yra dalyviai. Ir tuomet bendradarbiavimo sutartį, jos netvirtina taryba, pasirašinėja dalyviai vėliau, ar ne, po tarybos to sprendimo. Sutartį papildyti mes visada galime. Tai jeigu ta sutartis, tarkim, pildoma po savaitės 2-3 ir ten atsiranda, tai paraiškai dokumentus, tai kaip ir gali būti. Žiūrėkit, gal aš norėčiau dar tiesiog užfiksuoti. Čia tokių pasikeitimų, kai ateis, prisijungs dar prie centro privatus paslaugų teikėjai ir panašiai norės vėliau dalyvauti. Gali būti ir ne vienas atvejis ir ne 2. Tačiau investicijos yra skiriamos čia ir dabar, nes mes tikrai neturim laiko, yra vykdoma reforma, turim judėti, ką rodo ir dabartiniai periodai, tas išsitęsimas nieko neduoda. Reikia, kaip sakyti, planuoti investicijas dabar. Ir jų lėšų yra tiek, kiek yra ir visi tą supranta. Tai todėl iki PIP pateikimo šitie dalykai turėtų būti sutvarkyti. Suprantate, dėl ko mes keliame šios klausimus, įterpsiu. Todėl, kad aprašas ir bendradarbiavimo sutartis pavyzdinė, jinai yra tiek plati ir atvira, noriu, paskui gal nenoriu, paskui gal persigalvojau. Jūs neįsivaizduojat, mes rašom tarybos sprendimą ir mes galvojame, ar mums dar po mėnesio nereiks naujo rašyti, ar tikrai atsakingai ateis visi pasirašyti sutartį, nes jie bet kada ir persigalvoti gali. Tai
kaip pasakyti, kiek savivaldybės ir valstybės sektorius yra įdėta privalomumo, va kaip ir paminėjot, privalo įstaigos būti, tiek yra visam kitam sektoriui labai daug laisvės nuo pat pirmų žingsnių steigiant sveikatos centrą. Ir mes dėl to keliame tuos klausimus, kad mes nesame saugus ir mes tuo pačiu laike nespėjame. Tai va dėl to, jeigu kažkas perskaitė, kad cukrinis diabetas gali būti, ar ne, tai ir įstaigos skaito taip pat. Tai tada klausia mūsų, kodėl mes dienos chirurgiją negalim, nes mes tie patys dalyviai, tas pas baziniam paslaugų pakete paslauga yra, tai kur tada skirtumai? Žiūrėkit, Tai va tiesiog susitart norim vienodai, kad būtų. Tikrai taip, ir čia yra labai svarbu visiems vienodai suprasti ir taikyti vienodą praktiką, ar ne? Sveikatos centrų aprašas, steigimosi procesas, jų veikimas yra vienas didžiulis failas. Šalia to eina sveikatos centro finansavimo klausimai. Tai sveikatos centro finansavimo sąlygose aiškiai parašyta, kad jau dabar privalai teikti paslaugos, turėti licenciją ir turėti sutartį tam, kad būtų užtikrinta asmens konstitucinė teisė į nemokamą sveikatos priežiūrą. Pats aprašas, siekdamas užtikrinti bendradarbiavimą tarp valstybinio ir privataus sektoriaus, jisai leidžia bet kuriuo metu vėliau privačioms įstaigoms, kurios nespėjo ar nedėjo maksimalių pastangų, prisijungti laiku kartu su finansavimo terminais į procesą, jos galės būti sveikatos centro dalyviais, bet praras teisę į ES investicijas, nes tiesiog laiku nesusitvarkė licencijos ir sutarties su teritoriniam ligonių kasom. Tai tuomet gal reikėtų išimti tą paaiškinimą apie cukrinį diabetą ir kad visiems viskas lygu ir aišku. Nes jie jeigu neturi šiandien. Kaip jie galėjo tada įsteigti sveikatos centrą, neturėdami cukrinio diabeto privalomos paslaugos ir dabar jiems daroma kažkokia išimtis, kad jie gali tai įsisteigti iš struktūrinių fondų lėšų. Tai kaip jie tada įsteigė sveikatos centrą? Ačiū labai, kad jūs pastebėjot šitą vietą. Klausimai eina, kiekviena situacija skirtinga kartais ir jinai yra tiesiog pritaikoma bendresniam. Cukrinio diabeto atveju mes pasižiūrėsim, mes esame išsisaugoję ir detaliau pažiūrėsim ir pakoreguosim, jeigu bus toks poreikis. Matau, dar kelia ranką. Ar čia likusi ranka, ar dar norite paklausti? Man atrodo, Jūratė, taip? Likusi turbūt. Taip, Ilma, jeigu kiltų neaiškumų, ar galima jūsų kontaktus, tai turbūt mes su Neringa jau kažkaip su Vilma ir su Asta ir su Edita pasitarsime ir šių skaidrių pabaigoje įdėsime kontaktus, kuriais jūs galėtumėte užduoti klausimus ir papildysime jas. Kitas klausimas yra, jeigu asmens sveikatos priežiūros įstaiga teikia daugiau paslaugų, nei yra privalomų teikti sveikatos centro paslaugų sąraše. Bendradarbiavimo sutartyje jos yra įrašytos kaip papildomas. Ar šioms paslaugoms galima pretenduoti finansavimą? Dar kartą patikslinam, kad yra nurodyta, kokiom paslaugom galima skirti finansavimą, kokių paslaugų teikimui infrastruktūrą modernizuoti. Visos jos yra išvardytos ir tikrai, jeigu yra papildomos, kurios neįtrauktos į tą sąrašą, tai jom finansavimas jų infrastruktūrai modernizuoti nėra skiriamas. Ačiū, Asta. Jeigu įstaiga pasima investicijų dalį ir dėl atsiradusių tam tikrų priežasčių po 3-4 metų norės išeiti iš centro, kaip užtikrinti gautų ir panaudotų lėšų gražinimą? Iki gražinimo labai ilgas kelias. Ir visų pirma, jūs kaip sveikatos centras turėsite užtikrinti tų paslaugų teikimą ir iš tikrųjų tęstinumo metu yra vykdoma, kaip ir minėjau, tiek agentūros priežiūra, tiek ir kitos audito institucijos atvyksta pasižiūrėti. Būna įvairių atvejų, bet orientuotis reikia į tai, kad toms paslaugoms, kuriams buvo skirtas finansavimas, būtų ir toliau teikiamos. Tai, o paskui gražinimas, įvairiai labai būna, ar už įrangą, ar už kažką, bet kol kas daug tokių atvejų nesame turėję ir nenorėtume, kad tokių būtų. Svarbiausia užtikrinti, kad kažkas tą paslaugą teiktų, ar tiesiog būtų jinai teikiama sveikatos centre.
Jei privati įstaiga dalyvauja sveikatos centre ir modernizavime ir gauna investicijas, o po to išeina iš sveikatos centro. Kaip tuomet? Ir galbūt vieta partnerystės sutartyje nusimatyti tokius variantus. Tai vėlgi mūsų pagrindinis akcentas iš sveikatos apsaugos ministerijos, iš projekto, kaip CPV valdytojo, tai veikla tai turi būti vykdoma. Ar tas privatininkas išeis ar neišeis, čia jisai gali pasitraukti. Jūs kaip sveikatos centras turite toliau teikti tą paslaugą, nes toks yra įsipareigojimas, kuriant sveikatos centrą. Na ir tada žiūrėt, ar jūs paimate įrangą, ar susigrąžinate lėšas. Žinokit, toks būrimas iš kavos tirščių, nes nežinome kol kas, bet kad procesai tokie gali būti užsukti, tai taip. Jeigu partneris pasitraukia, paslauga nebeteikiama, įranga nenaudojama, žinoma, tada užsisuka pažeidimo mechanizmas, yra vykdomos patikrinimai ir žiūrima, kaip toliau bus viskas daroma. Pavyzdys, įstaiga, kuri pasima investicijas ir staiga netikėtai nebeturi pacientų ir veiklą uždaro. Yra sutartyje nenugalimos veiklos skyrius ir jo vadovaujantis nenorėtų grąžinti pinigų. Gal kažkurioje sutarty ir yra tos nenugalimos aplinkybės ar kažkas, tai tačiau žvelgiant į paftą yra labai aiškiai įvardinta, kad projekto veikla, kuriai skirtas finansavimas, turi būti vykdoma ir iš tos pozicijos mes žiūrėsime. Ja galės užtikrinti savivaldybė įtraukdama kitą įstaigą, paimdama įrangą ar panašiai. Žinokit, nenorėčiau plėstis, ties šitą mechanizmų turime, jeigu reikėtų, tikrai būtų kažkas sutvarkyta. Bet kaip ir mano kolegės paminėjo, jeigu jūs matote kažkokį nebendradarbiavimo ar negeranoriško bendradarbiavimo atveju, tai tiek gal bendradarbiavimo sutartis yra formalizuota, tuo tarpu mūsų partnerystės sutartis leidžia labai aiškiai apsirašyti tokias nuostatas, kad jeigu jūs išeinate iš sveikatos centro, jūs grąžinate įrangą, grąžinate lėšas ir panašiai, ir tokios nuostatas tikrai gali būti įtrauktos ir partneris ateidamas į projektą, į partnerystės sutartį, tai matys ir ant to pasirašys. Dar buvo ranka pakelta, dabar tiesiog žiūriu, nedingo, ar atsakėm jūsų klausimus, ar tiesiog... Jo, tai... Taip atsakėt. Ačiū labai. Jeigu ką, tai dar bandyk. Ar įsigyta įranga iš projekto, reikalinga pažymėti lipduku, kad iš projekto įsigyta, ne, tokio reikalavimo nėra. Yra vieninteliai privalomi reikalavimai, juos rasite šiuose skaidrėse. Tai ką noriu užakcentuoti, kad tikrai, kas yra labai svarbu, tai viešinimas socialiniuose tinkluose, jisai šiame periode yra privalomas, o ne pasirinktinis. Tad steigdami sveikatos centrą ar eidami partnerystę, iš karto pagalvokite ir apie tai, ar LinkedIn, ar Facebook'e, ar kažkur kitur jau turėtumėt savo sveikatos centro kažkokią tai žinutę, kurią viešintumėt. Gal tik tai papildysiu, kad tas viešinimas yra per 20 dienų nuo sutarties pasirašymo, ne kažkada projekto eigoje, tai jau ten, kai jau bus projektas vertinamas ir artėsim link sutarties pasirašymo, tai tikrai tas viešinimas socialiniuose tinkluose, savo įstaigos tinklapyje pasirenkite ir paskelbkite, kaip galima greičiau. Ir mes atsakėme į visus jūsų kilusius klausimus. Gal dar turėtumėt kažkokių tai? Aurimai, matau dar dėl lipduko, kad projekto įranga reikalinga pažymėti lipduką. Taip, matau, kad klausimų neturite. Džiugu, tilpome į laiką, buvome rezervavę daugiau. Matyt, dabar tikrai, kai matote, kad projekto įgyvendinimo plano parengimui turite daugiau laiko, sveikatos centro steigimui, jo neprailgėjo tas laikas, vis tiek reikia intensyviai daryti, nes tik sukūrė sveikatos centrą. Pasirinkę partnerius, galite pradėti rengti projekto įgyvendinimo planą. Tai, matau dar. Porą klausimų atsakyti. Prašau, Virginija, klauskite. Taip, laba diena, Marijampolės savivaldybė. Turiu klausimą dėl išlaidų tinkamumo remonto darbams, nes turim paklausimą grynai iš sveikatos įstaigų. Sakykit, rangos darbam. Kokios tos tinkamos gali būti, pavyzdžiui, sveikatos centro remonto darbų išlaidos, į ką turėtume mes, rašydami paraišką, atkreipti dėmesį. Nes vieni nori šildymo sistemą keisti, kiti dažyti, kiti, pavyzdžiui, net yra toks kaip saulės baterijas nori ant pastato dėti ir
Ir tiesiog nuo tokio biškį detalesnio paaiškinimo dėl išlaidų. Detalesnio paaiškinimą labai sunku ir pateikti, nes mes negalime jo pasakyti, kaip Neringa ir rodo iš karto skaidrę, kad rangos darbai tai tiek nauja statyba, rekonstrukcija, remontas yra tinkami finansuoti. Tai jūs turite įsivertinti, kiekviena įstaiga turi pasižiūrėti, tai kas pas mane yra taip blogai, ką aš noriu pakeisti, kad galėčiau suteikti kokybiškesnės paslaugas. Ar man reikia grindis pasikeiti, ar man reikia ten sienas nudažyti. O jeigu tų sienos geros, tai gal man nieko nereikia daryti, gal tiesiog įrangą įsigykite. Tai čia yra niuansai, kuriuos turite nuspręsti. Ką norėčiau akcentuoti ir prašysiu ministerijos palaikymo, tai girdim jau ne vieną kartą, kad norėtumėm apšiltinti pastatą, saulės baterijas. Tai mes čia norėtumėm akcentuoti kitą dalyką, kad nereikėtų suplakti kelių skirtingų finansavimų. Jeigu jūs statote naują pastatą, iš esmės rekonstruojate kažkokį labai seną pastatą, tai jūs galite ten apšiltinti, liftą, stogą, viską daryti, ten viskas tvarkoj. Bet jeigu jūs ateinate su įtrauktais darbais, pastato apšiltinimas, tai yra modernizavimas, baterija, tai mes tikrai turbūt nefinansuosime ir tai bus netinkamos finansuoti išlaidos, todėl kad saulės baterijos yra finansuojamos per energetikos ministerijos priemonės, apšiltinimas ir pastatų modernizavimas yra per kitas priemonės finansuojama ir jums reikėtų pasižiūrėti. Prisiminkite, kad šitas PFSA, šitos investicijos yra skirtos sveikatos centro paslaugų gerinimui ir tas apšiltinimas neturėtų būti esminė veikla. Tai mano toks būtų, nežinau, gal Asta su Edita papildys ar kažkiek dar pasakys. Ir tikrai šitą bandysim įdėti į dažniausiai užduodamus klausimus, nes ne vieną kartą susilaukiam tokių klausimų. Taip, pritarėm agentūrai, iš tikrųjų nenorėtumėm tapti, kaip sako, statybų ministerija ar kaip ten pavadinti. Iš tikrųjų, mūsų tikslas yra pokytis, reforma, sveikatos centro kaip naujos tokios bendradarbiavimo formos veikla ir tų paslaugų kokybė, prieinamumas ir kad daugiau gyventojai gautų paslaugų, tai reikėtų tiesiog orientuotis ir žiūrėti, ko trūksta tiesiogiai tai paslaugai teikti. Aišku, patalpos taip yra, įeina į tą sąrašą, bet tai nėra mūsų tikslas baterijas pastatyti ir apšiltinti pastatą. Aš gal dar norėčiau papildyti irgi kolegas iš SFVA ir Asta, kad tikrai turėjome nemažai susitikimų su savivaldybėmis ir regionais ir mes tikrai sakėme, kad nors kvietimui skirta lėšų suma yra nemaža, bet jie suprantame irgi yra pakankamai irgi ribota, kad patenkinti maksimalius poreikius, atnaujinti maksimaliai turimą savivaldybių infrastruktūrą ir mes tikrai prašėme savivaldybių ieškoti galimybių prisidėti savo lėšomis, tai yra pačioms savivaldybėms investuoti taip pat arba žiūrėti pagal aplinkos ministerijos energetinio efektyvumo priemonės, kiek galima būtų irgi pritraukti lėšų, tai yra bandyti tokius, ieškoti galimybių prisidėti. Nes iš tikrųjų, ribotos irgi yra, galima sakyti, tos galimybės finansuoti pagal šį kvietimą. Tai galbūt tiek trumpai. Ačiū labai. Taip, prašau. Virginija, tikrai klauskite, man atrodo, jūs čia norėjote dar. Ne, aš norėjau pasakyti ačiū. Tiesiog norėjom pasitikslinti, nes mes teisingai supratom dėl tų visokių saulės baterijų, bet yra tiesiog daroma toks mums kaip ir tokia įtaka, kad mes neteisingai supratom finansavimo aprašą. Tai norėjau pasitikslinti. Mes šitą klausimą tikrai paimam ir jisai bus į dažniausiai užduodamus klausimus įdėtas ir žiūrėsim. Buvo kalba, bet bijau net užsiminti, ką nors gal net finansavimo sąlygų aprašą keistume, bet turbūt, kad neprisireiks tokio. Tai tikrai jūs rasite tokį. Gerai, ačiū labai. Ar galime būti garantuoti, kad kuriant sveikatos centrą mišrių būdų gausime visą finansavimą? Čia turbūt turima omenyje, kad mišrių būdų tai pirmiausia vykdoma reorganizacija, kaip ir steigiamas struktūrinis sveikatos centras.
ir kartu pasitelkiama dar įstaigos dalyvauti dėl paslaugų teikimo bendradarbiavimo būdu, tai funkcinio bendradarbiavimo. Taip, pirmoje eilėje turi būti sprendimas savivaldybės dėl įstaigų reorganizavimo, bet dar kartą pabrėžiu, kad viena iš tų įstaigų yra ligoninė ir prijungiant ar sujungiant su pirminės sveikatos priežiūra. Ir tada ta papildoma suma, jeigu jinai yra ten numatyta, yra rekomenduojama tą daryti, struktūrinį centrą skiriama ir tikrai po to tas etapas funkcinis neužbraukia gauti šitas lėšas. Tiesiog pateikti visus dokumentus reikalingus. Šiaip apskritai ES finansavimas jis nėra, kad vienam vienaip, kitam kitaip. Finansavimo sąlygų aprašas yra vienas, galiojantis visiems. Jeigu jūs ateidami su projektų įgyvendinimo planu atitiksite jo nuostatas, tai net nėra kalbos. Galite gauti, negalite gauti. Yra taisyklės, nuostatos, jeigu jas atitinkate, pateikėte projektų įgyvendinimo planą, agentūra vertina, jei kyla klausimų, mes tada daug aiškinamės, viską jau tada daug labai pamatysite ir bus skiriamas finansavimas. Ranka matau, pakelta yra. Prašau, klauskite. Labadiena. Atsiprašau dar kartą grįžti prie to cukrinio diabeto kabineto, kadangi mums būtent ir buvo tas teigiamas atsakymas duotas. Kaip suprantu, gal truputį ne taip ir krypsta tas klausimas. Esmė yra tokia, kad, pavyzdžiui, mes esam pirminio lygio įstaiga ir neturim cukrinio diabeto kabineto. Sveikatos centre mes šitą paslaugą užtikrinsim, sudarydami sutartį su kita įstaiga, kuri turi tą cukrinio diabeto kabinetą. Ir mano buvo klausimas agentūrai, ar mes iš projekto lėšų galime įsirengti tą kabinetą cukrinio diabeto ir tada ateiti į sutartį jau ir su šita paslauga, pasirašant, tarkim, papildomą susitarimą, kad mes po pusės metų jau mes teiksim ir šitą paslaugą sveikatos centre. Ir tada mums atsakymas buvo, kad taip, mes galim tą padaryti. Tai ar dabar kažkas keičiasi, ar aš kažką neteisingai suprantu? Aš gal norėčiau, nežinau, gal nutraukti, tu prasme, atsakysim. Žinokit, aš suprantu, kad labai svarbu tas yra, bet mes labai matom ir su ta dienos chirurgija, ir su Vilma norim pasitarti. Ir niuansai taip ir linda, nes dažniausiai užduodamus klausimus mes pabandom nuasmeninti ir padaryti tokius aiškesnius visiems, bet kartais gaunasi taip, kaip gavosi dabar. Tai labai nebenorėtumėm komentuoti šitos vietos, mes jūsų kontaktus turime, mes jums ir atsakėm tiesiogiai, dar kartą Sveikatos apsaugos ministerija įvertins šitą vietą, patikslinsim, atsakysim ir matysite galutinį atsakymą. Būčiau dėkinga, jeigu tiesiog sutiktumėt su šituo, nes jau verdam toj diskusijoje ir vis tiek negalime galutinai atsakyti. Gerai? Dėkoju. Tikrai bus atskiras atsakymas. Kitas klausimas yra, antriniam lygiui finansuojamos ambulatorinės specializuotos ASP paslaugos. Jų antrinio lygio įstaigos teikia daugiau nei išvardinta bazinėme pakete. Pavyzdžiui, vaikų endokrinologas, vaikų gastroenterologas, nefrologas. Tai turbūt ar galima tas ir daugiau finansuoti? Kad tik tas, su kuo dalyvauja bendradarbiavimas. Jeigu, Sandra, galėtumėte pabaigti ar patikslinti klausimą, ar tiesiog ar čia gali skirti finansavimą ir tom tom daugiau, kurių teikiam, ar kaip? Kokias paslaugas konkrečiai kalbama? Kol Sandra gal jinai papildys klausimą ar įsijungs tiesiog mikrofoną, kitas klausimas yra, įstaigos negali įsigyti tokių pat priemonių, kurios buvo finansuotos prieš 5 metus vykusio projekto metu. Ar taip suprantu? Tokio draudimo žinoma, kad nėra kažkokio taip, bet taip, reikėtų įvertinti. Sveikatos centrai, šitas kvietimas sveikatos centrų yra labai panašus su 14-20 finansavimu. Mes turėjom tokią 609 priemonę regioninės
regioninė priemonė skirta pirminio lygio paslaugų kokybės gerinimui. Tai iš tiesų tų projektų metu buvo įsigyta nemažai įrangos, nemažai automobilių, suremontuota nemažai patalpų. Tai ateinant partneriam, jungiantis į sveikatos centrą, pasižiūrėkite, ar tikrai neateinate į tas pačias patalpas ir vėl jas norite remontuoti. Ar nereikia kažkokio vėl automobilio, nors jisai nusipirktas ir jie turi. Poreikis bet kokiai įrangai, bet kokiam remontui turi būti pagrįstas. Jūs dažnai čia vartojate tokį žodį, norite paimti investicijas, dar yra kitas įsisavinti investicijas. Tai norėtumėm paskatinti galvoti truputėlį kitaip, ne jas paimti ir ne jas įsisavinti, o pagalvoti, kam labai reikia iš tikrųjų ir ką norėtumėte iš tikrųjų labai sutvarkyti, kad jūsų rajono žmonėm sveikatos centro paslaugos būtų daug kokybiškesnės, prieinamesnės ir geriau teikiamas. Tai pakreipkite matymą taip, aptarkite su savo partneriais iš tos pusės, ko labai reikia ir tada dėliokite sumas. Nežinau, ar... Taip, pritarčiau, Aurimai, čia buvom ir individualiai gavę klausimų, ypatingai turbūt domina automobiliai. Supraskim, kad 3 metų automobilis, 2, 3, 4, iš tikrųjų ne ta čia priemonė yra, kad būtų pakeisti visi automobiliai naujais. Tai tikrai reikėtų įsivertinti tas investicijas, ar odontologinė įranga, turėjom panoraminius rentgeno aparatus odontologijai. Ar iš tikrųjų ta įranga nusidėvi per 2-3 metus? O investicijų mes turim lėšų nedaug, o padaryti reikia nemažai. Tai mūsų toks atsakymas būtų. Dar matau, kažkas kelia ranką. Mielai klauskite, prašau. Gal čia tik likusi? Aš čia galbūt likusi ranka. Tai nežinau. Atsakėm į visus klausimus, jūs išsisėmėte, mes dar galėtumėm kalbėti dar vieną. Jums išlaidoms gali būti taikomos kvietime nurodytos kasmetinio atostogų fiksuotas įkainis. Kokioms išlaidoms? Kasmetinės atostogos yra skaičiuojama, tas fiksuotas įkainis tik tuo met, kai yra mokamas darbo užmokestis, ką mes kalbėjom, techniniam prižiūrėtojui, galbūt techniniai priežiūrai, jeigu būtų mokamas. Jokiems kitiems ten gydytojų darbo užmokesčiams ar dar kažkams kasmetiniai atostogų fiksuoti įkainiai netaikom. Jis yra taikomas tik vieninteliu atveju, jeigu yra mokamas darbo užmokestis iš projekto lėšų, bet ne administravimo, o kaip kalbėjom, na, šiuo atveju turbūt tik tai techniniai priežiūrai. Kaip įrengimas galėtų būti? Galbūt. Tai va, tai mūsų atsakymų tiek. Labai dėkojame už klausimus, labai tikiuosi, kad jums kažkiek paaiškėjo. Taip pat prisiminkite, kad mes kaip agentūra įsipareigojame dar pateikti 2 dalykus, kurie padės užpildyti projekto įgyvendinimo planą, pavyzdinę formą ir įrašą. Ir iš tiesų lauksime jūsų projektų įgyvendinimo planų, kada tik esate pasirengę, kada tik jau norite startuoti su finansavimu, o vėliausias šiai dienai nustatytas terminas yra 24 metų kovo 1 diena. Tai turbūt tiek, Edita, Asta, ar dar norėtumėt kažką pridėti? Tai gal tiesiog, jeigu dar mes pasižymėjom tos kilusius tokius klausimus, iš tikrųjų aktualius ir pasistengsime, kad jums pasiektų patikslinti atsakymai arba išaiškinimai. Ir taip pat dar, kadangi ir jeigu dar kiltų kokių klausimų iš sveikatos centro aprašo, būtent iš turinio pusės, tai rašykite, skambinkite, mes tikrai stengsimės konsultuoti. Galbūt tiek. Tai mes dar papildysime skaidres. Paskutinėje skaidrėje buvo tik tai CPV kontaktai, pridėsime ministerijos kontaktus, kad jums būtų aiškiau. Ir visą informaciją paviešinsime kaip galima greičiau, kad rastumėte ES investicijų puslapyje prie kvietimo. Tai turbūt šiai dienai ačiū labai, ačiū už gausų dalyvavimą, ačiū už klausimus, tikiuosi, kad jums buvo taip pat naudinga kaip ir mums. Gero darbo ir geros dienos likusios.